Šią akimirką, kol skaitote šiuos žodžius, jūsų smegenyse vyksta kažkas neįtikėtino. 86 milijardai neuronų šauna elektrinius impulsus vienas kitam greičiu, kuris viršija 200 km/h. Kiekvienas neuronas sujungtas su 10 000 kitų neuronų, sudarydamas tinklą, kurio sudėtingumas pranoksta bet kokią žmogaus sukurtą technologiją. Bet štai kas tikrai pribloškianti. Jei paimtumėte nuotrauką šio neuronų tinklo ir padėtumėte šalia nuotraukos, kurioje užfiksuota galaktikų struktūra visatoje, net pažangiausias kompiuteris negalėtų pasakyti, kuri iš jų yra jūsų smegenys, o kuri kosmosas. Tai nėra metafora, tai nėra poetinis palyginimas, tai yra mokslinė realybė, kuri verčia mus iš naujo permastyti viską, ką manėme žinantys apie sąmonės ir visatos prigimtys. 2020 metais Bolonijos universiteto astrofizikas Franco Vazza ir Veronos universiteto neurochirurgas Alberto Feletti paskelbė tyrimą, kuris sukrėtė mokslo bendruomenę. Jie nebuvo filosofai ieškantys gilių prasmių, jie buvo mokslininkai su skaičiais, statistika ir griežtais matematiniais modeliais. Jų klausimas buvo paprastas. Ar egzistuoja kiekybiškai išmatuojamas panašumas tarp smegenų neuronų tinklo ir kosminės galaktikų struktūros? Atsakymas, kurį jie rado, buvo toks tikslus, toks matematiškai pagristas, kad net patys tyrėjai prisipažino jaučiantis nuostabą. Spektrinė analizė parodė beveik identiškus rezultatus. Fliuktuacijų amplitudė ta pati. Tinklo organizacijos principai tie patys. Informacijos pasiskirstimo būdai tie patys. Įsivaizduokite, kad laikote rankose dvi nuotraukas. Pirmoji – tai plonytis smegenų žievės pjūvis, padarytas elektroninio mikroskopo, kur matote neuronų kūnus ir jų išaugų tinklą, besitęsianti visomis kryptimis. Antroji – tai kosmoso teleskopo užfiksuota visatos dalis, kur galaktikos susijungusios į siūlus ir mazgus, tarp kurių tęsiasi tuštumos. Dabar įsivaizduokite, kad pašalinamos visos etiketės, visi mastelio žymekliai. Vazza ir Feletti paprašė dirbtinio intelekto algoritmą atskirti šias nuotraukas. Algoritmas, apmokytas atpažinti struktūrinius modelius, žlugo. Jo tikslumas buvo negeresnis už atsitiktinį spėjimą. Tai reiškia, kad matematinė struktūra, kuri organizuoja neuronų ryšius jūsų galvoje, yra ta pati matematinė struktūra, kuri organizuoja galaktikų ryšius per milijardų šviesmečių. Bet kaip tai įmanoma? Kaip gali būti, kad objektai, kurių dydžio skirtumas yra 27 eilės laipsniai, tai yra 1 su 27 nuliais, rodo tokį pat organizacijos principą? Neuronų ląstelė yra maždaug 10 mikrometrų dydžio, galaktika yra maždaug 100 000 šviesmečių dydžio, tarp jų beveik neįsivaizduojama praraja. Ir vis dėlto, kai mokslininkai pradėjo analizuoti, kaip informacija keliauja per šias sistemas, jie rado stulbinančius sutapimus. Smegenų neuronų tinkle maždaug 75% masės yra vandens ir palaikomųjų ląstelių, o tik 25% aktyviai dalyvauja informacijos perdavime. Visatoje maždaug 75% yra tamsioji energija ir tuščia erdvė, o tik 25% yra galaktikos ir matoma materija, kuri sudaro kosminį tinklą. Šis atradimas nėra pirmas kartas, kai mokslininkai pastebi keistus panašumus tarp labai skirtingų sistemų. Bet tai yra pirmas kartas, kai panašumas yra toks tikslus, toks kiekybiškai pagristas, kad jį nebeįmanoma atmesti kaip atsitiktinumą. Vazza ir Feletti išmatavo tai, kas vadinama galios spektru. Matematinį būdą aprašyti, kaip struktūros pasiskirstę skirtinguose masteliuose. Kai jie palygino galios spektrą smegenų žievėje ir kosminėje voratinklio struktūroje, kreivės beveik sutapo. Tai reiškia, kad jei paimtumėte bet kurį neuronų tinklo fragmentą ir padidintumėte jį milijardų kartų, jis atrodytų kaip galaktikų spiečius. Ir atvirkščiai, jei paimtumėte galaktikų spiečių ir sumažintumėte jį milijardų kartų, jis atrodytų kaip neuronų tinklas. Dabar sustokime akimirkai ir pagalvokime, ką tai iš tikrųjų reiškia. Mes įpratę mąstyti apie sąmonę kaip apie kažką, kas vyksta tik smegenyse. Mes manome, kad mąstymas, suvokimas, sąmoningumas – tai procesai, kurie priklauso tik biologiniams organizmams su nervų sistemomis. Bet jei matematinė struktūra, kuri leidžia mūsų smegenims mąstyti,
yra ta pati struktūra, kuri organizuoja visą visatą, ar neturėtume pradėti klausti kitokių klausimų? Galbūt sąmonė nėra kažkas, kas atsiranda tik sudėtingose biologinėse sistemose. Galbūt sąmonė yra fundamentali visatos savybė, kuri pasireiškia skirtingais lygmenimis ir skirtingais mastais. Prieš pradėdami tyrimą, Vadza buvo skeptiškas. Jis prisimena, kaip pirmą kartą išgirdo apie šį palyginimą populiariojoje literatūroje ir pamanė, kad tai tiesiog graži metafora be jokio mokslinio pagrindo. Bet kaip mokslininkas jis nusprendė patikrinti. Jis paėmė geriausius turimus duomenis apie smegenų struktūrą iš neuromokslo duomenų bazių. Jis paėmė geriausius turimus duomenis apie kosminę struktūrą iš didžiųjų galaktikų apžvalgų. Ir jis pritaikė tuos pačius matematinius įrankius, kuriuos astrofizikai naudoja analizuodami kosminės materijos pasiskirstimą. Rezultatai buvo tokie aiškus, tokie neginčijami, kad jis suprato. Tai nėra metafora. Tai yra giluminis struktūrinis principas, kuris veikia visose skalėse. Feletti, neurochirurgas, kuris praleidžia savo dienas tyrinėdamas žmogaus smegenų sudėtingumą, turėjo panašią reakciją. Kai jis pirmą kartą pamatė kosminės voratinklio simulacijas, jo pirmoji mintis buvo, tai atrodo kaip neuronų tinklas, kurį matau kiekvieną dieną per mikroskopą. Bet jis, kaip ir Vaza, nenorėjo pasikliauti vien subjektyvių įspūdžių. Jie abu suprato, kad jei šis panašumas yra tikras, jis turi būti išmatuojamas, kiekybiškai pagrįstas, atkartojamas. Ir būtent tai jie padarė. Jie panaudojo spektrinę analizę, topologinius metodus, tinklo teorijos įrankius. Kiekvienas testas davė tą patį rezultatą. Struktūrinis panašumas yra realus ir tikslus. Bet kodėl? Kodėl visata organizuojasi tokiu pat būdu kaip ir smegenys? Viena galimybė yra tai, kad egzistuoja universalūs organizacijos principai, kurie veikia visose sudėtingose sistemose, nepriklausomai nuo jų dydžio ar prigimties. Kai turite sistemą, kurioje daug elementų turi sąveikauti vienas su kitu efektyviai, yra tik ribotas skaičius būdų, kaip tai organizuoti. Tai vadinamas saviorganizacija. Procesas, kai sistema natūraliai evoliucionuoja link tam tikrų struktūrinių modelių, nes tie modeliai yra efektyviausi informacijos perdavimui ir energijos pasiskirstimui. Smegenys evoliucionavo per milijonus metų, kad optimizuotų neuronų ryšius. Visata evoliucionavo per milijardus metų, kad optimizuotų gravitacinę sąveiką tarp galaktikų. Ir abiem atvejais rezultatas yra tas pats – tinklo tipas. Yra ir kita drąsesnė galimybė. Galbūt panašumas nėra tik atsitiktinis efektyvumo rezultatas. Galbūt jis atskleidžia kažką gilesnio apie visatos prigimtį. Kai kurie teoretikai pradeda svarstyti, ar visata pati gali būti savotiškas informacijos apdorojimo mechanizmas. Ne metaforiškai, bet pažodžiui. Jei neuronų tinklas gali generuoti sąmonę, apdorodamas informaciją tam tikrų būdų, o visata turi tą pačią struktūrą, ar neįmanoma, kad visata taip pat apdoroja informaciją? Ar neįmanoma, kad tai, ką mes vadiname fiziniais dėsniais, iš tikrųjų yra informacijos apdorojimo taisyklės kosminiu mastu? Šis klausimas gali skambėti kaip mokslinė fantastika, bet jis remiasi vis augančių įrodymų kiekiu iš skirtingų mokslo sričių. Kvantinė mechanika jau seniai parodė, kad informacija yra fundamentali fizinės realybės dalis. Kai matote kvantinę dalelę, jūs ne tik stebite ją, jūs keičiate jos būseną, nes matavimas yra informacijos mainai. Juodųjų skylių termodinamika parodė, kad informacija negali būti sunaikinta. Ji visada išsaugoma, net jei patenka už įvykių horizonto. Šie atradikai vedė kai kuriuos fizikas, tokius kaip Johnas Wheeleris, pasiūlyti, kad it from bit, kad visa fizinė realybė galiausiai kyla iš informacijos. Dabar įsivaizduokite, kad galėtumėte pamatyti visą visatą iš viršaus, tarsi ji būtų milžiniškas 3 dimensijų žemėlapis. Jūs matytumėte galaktikų siūlus, besitęsiančius per 100 milijonų šviesmečių, susijungiančius į mazgus, kur susitelkia galaktikų spiečiai. Tarp šių siūlų būtų milžiniškos tuščios erdvės, vadinamos kosminio voratinklio tuštumos. Ši struktūra nėra atsitiktinė. Ji atsirado dėl to, kaip gravitacija veikia per milijardus metų po didžiojo sprogimo. Ankstyvoje visatoje buvo mažos tankio fliuktuacijos. Kai kuriuose vietose materijos buvo šiek tiek daugiau, kitose šiek tiek mažiau. Gravitacija sustiprino šias fliuktuacijas. Vietos, kur buvo daugiau materijos,
pritraukė dar daugiau materijos. Vietos, kur buvo mažiau, tapo dar tuštesnės. Per milijardus metų šis procesas sukūrė voratinklio struktūrą, kurią matome šiandien. Dabar palyginkime tai su tuo, kas vyksta smegenyse. Kai gimstate, jūsų smegenys turi daug daugiau neuronų ryšių, nei jums reikia. Vaiko smegenyse yra maždaug 100 trilijonų sinapsių, ryšių taškų tarp neuronų. Bet augant ir mokantis, smegenys pradeda genėti nereikalingus ryšius. Sinapsės, kurios naudojamos dažnai, stiprėja. Sinapsės, kurios naudojamos retai, silpnėja ir galiausiai išnyksta. Šis procesas vadinamas sinapsinė genėjimu ir jis yra kritiškai svarbus normaliam smegenų vystymuisi. Iki suaugusiojo amžiaus lieka tik maždaug pusė vaikystės sinapsių, tie, kurie yra efektyviausi informacijos perdavimui. Rezultatas – tinklo struktūra, kuri optimizuota tam tikroms funkcijoms atlikti. Ar matote paralelę? Abiem atvejais ir visatoje, ir smegenyse pradedama nuo santykinai homogeniškos būsenos su mažomis fliuktuacijomis. Abiem atvejais veikia procesas, kuris sustiprina tam tikrus ryšius ir nusilpnina kitus. Abiem atvejais galutinis rezultatas yra tinklo struktūra su siūlais, mazgais ir tuštumos. Ir abiem atvejais ši struktūra nėra statinė, ji nuolat keičiasi, evoliucionuoja, prisitaiko. Visatoje galaktikos juda, susilieja, formuoja naujus spiečius. Smegenyse neuronai nuolat kuria naujus ryšius ir nutraukia senus, priklausomai nuo jūsų patirties ir mokymosi. Bet štai kas iš tikrųjų stulbina – efektyvumas. Kai Vadza ir Feletė apskaičiavo, kiek informacijos gali būti saugoma ir perduodama per šias struktūras, jie rado, kad abi sistemos veikia netoli teorinės efektyvumo ribos. Smegenų neuronų tinklas naudoja maždaug 20 vatų energijos, maždaug tiek, kiek silpna lemputė. Ir vis dėlto gali atlikti skaičiavimus, kuriems galingiausiam superkompiuteriui reikėtų megavatų. Kaip? Dėl to, kad tinklo struktūra optimizuota taip, kad informacija galėtų keliauti trumpiausiais keliais tarp bet kurių dviejų taškų, tuo pačiu išlaikant atsparumą. Jei vienas ryšys nutrūksta, informacija gali rasti alternatyvų kelią. Tai vadinama mažo pasaulio tinklo savybė ir ji būdinga daugeliui sudėtingų sistemų, nuo socialinių tinklų iki interneto struktūros. Ir štai nuostabus dalykas. Kosminė voratinklio struktūra rodo tą pačią savybę. Galaktikos nėra pasiskirstę atsitiktinai. Jos organizuotos taip, kad gravitacinė sąveika ir materijos srautai gali vykti efektyviausiai. Yra trumpi keliai tarp artimų galaktikų spiečių, bet taip pat yra tolimi ryšiai, kurie jungia labai nutolusius visatos regionus. Ši struktūra atsirado natūraliai, be jokio centrinio planavimo, be jokios išorinės kontrolės. Tai yra saviorganizacijos rezultatas. Universalaus principo, kuris veikia visur, kur yra daug sąveikaujančių elementų ir energijos srautai. Dabar kyla klausimas, ar šis panašumas baigėsi tik struktūra, ar jis eina giliau? Ar yra panašumų tarp to, kaip informacija apdorojama smegenyse ir to, kaip ji gali būti apdorojama visatoje? Kad atsakytume į šį klausimą, turime suprasti, kas iš tikrųjų yra informacijos apdorojimas. Jūsų smegenyse neuronai šaudo elektrinius impulsus. Kai vienas neuronas šauna, jis gali priversti kitus neuronus, su kuriais jis sujungtas, taip pat šauti arba atvirkščiai, užkirsti jiems kelią šauti. Šis paprastas mechanizmas, sužadinimas arba slopinimas, yra pagrindas visam tam, ką jūsų smegenys gali daryti. Iš šių paprastų sąveikų kyla suvokimas, atmintis, emocijos, sąmonė. Visatoje taip pat yra sąveikos. Galaktikos veikia viena kita gravitacija. Žvaigždės formuojasi iš dujų debesų, sprogsta kaip supernovos, išmeta sunkiuosius elementus į erdvę, kurie vėliau tampa naujų žvaigždžių ir planetų medžiaga. Energija ir materija nuolat keičiasi, transformuojasi, juda per kosminį tinklą. Ar šios sąveikos gali būti laikomos informacijos apdorojimu? Kai kurie mokslininkai mano, kad taip. Jie teigia, kad kiekviena fizinė sąveika yra informacijos mainai. Kai du atomai susiduria, jie keičiasi informaciją apie savo greičius, energijas, kryptis. Kai šviesa atsispindi nuo paviršiaus, ji neša informaciją apie to paviršiaus savybės. Jei priimame šią perspektyvą, tada visa visata yra milžiniškas informacijos apdorojimo mechanizmas. Kiekviena dalelė, kiekvienas laukas, kiekviena sąveika yra skaičiavimo dalis. Ir jei visata apdoroja informaciją tokiu pat struktūriniu būdu kaip smegenys,
Ar neįmanoma, kad ji taip pat generuoja kažką panašaus į sąmonę? Ne žmogaus tipo sąmonę, žinoma. Ne sąmonę, kuri galvoja žodžiais ar turi asmeninius tikslus, bet galbūt kažkokią fundamentalesnę sąmoningumo formą, savotišką būti kažkuo kosminiu mastu. Ši idėja skamba radikaliai, bet ji turi gilias šaknis filosofijos istorijoje. 17 amžiaus filosofas Baruchas Spinoza tvirtino, kad Dievas ir gamta yra tas pats dalykas, kad visata pati yra gyva, mąstanti substancija. 20 amžiaus filosofas Alfredas Northas Whiteheadas sukūrė procesų filosofiją, kuri teigia, kad sąmonė yra fundamentali visų įvykių savybė, ne tik biologinių organizmų. Šiuolaikiniai filosofai, tokie kaip Davidas Chalmersas, tyrinėja panpsichizmo idėją, požiūrį, kad sąmonė yra visur esanti visatos savybė, kuri pasireiškia skirtingais lygmenimis sudėtingumo. Bet ar yra būdas patikrinti šias idėjas moksliškai? Ar galime kaip nors išmatuoti, ar visata mąsto? Tai yra iššūkis, su kuriuo susiduria mokslininkai, bandantys suprasti sąmonės prigimtį net žmogaus smegenyse. Mes galime matuoti neuronų aktyvumą. Mes galime stebėti, kurios smegenų sritys aktyvuojasi, kai atliekate tam tikras užduotis. Bet mes negalime tiesiogiai išmatuoti subjektyvios patirties, to, kaip jaučiasi būti jumis. Tai vadinama sunkiąja sąmonės problema ir ji lieka viena didžiausių mįslių šiuolaikiniame moksle. Panašiai, net jei visata turi struktūrą, kuri panaši į smegenų struktūrą, tai nereiškia, kad mes galime tiesiogiai išmatuoti kosminę sąmonę. Bet mes galime ieškoti netiesioginių požymių. Mes galime tyrinėti, ar visatos elgsena rodo savybės, kurios būdingos informacijos apdorojimui. Mes galime analizuoti, ar yra modelių, kurie rodo saviorganizaciją, prisitaikymą, atminties formų. Ir kai kurie mokslininkai jau pradeda tai daryti. Vienas įdomus tyrimų kryptis yra tai, kas vadinama kosmologinė natūralia atranka. Šią idėją pasiūlė fizikas Lee Smolinas 90-ojo dešimtmečio pabaigoje. Jis pastebėjo, kad mūsų visata turi labai specifines fizinių konstantų vertes, tokias kaip gravitacijos stiprumas, elektromagnetinės jėgos stiprumas, elektrono masė. Jei šios konstantos būtų šiek tiek kitokios, visata būtų visiškai kitokia. Galbūt be žvaigždžių, be planetų, be galimybės gyvybei atsirasti. Kodėl mūsų visata turi būtent tokias vertes? Smolinas pasiūlė, kad galbūt visatos gali daugintis per juodasias skyles. Ir kiekviena nauja visata turi šiek tiek pakeistas fizinės konstantas. Jei tai tiesa, tada visatos, kurios gali sukurti daug juodųjų skylių, turės daugiau palikuonių. Ir per daugelį kartų fizinės konstantos natūraliai evoliucionuos link vertybių, kurios optimizuoja juodųjų skylių formavimąsi. Ar tai reiškia, kad visata mokosi? Ar tai reiškia, kad ji prisitaiko? Smolino teorija yra spekuliatyvi ir ją sunku patikrinti. Bet ji iliustruoja, kaip mes galime pradėti mąstyti apie visatą, kaip apie sistemą, kuri turi savybės panašias į gyvus organizmus. Ir jei visata gali evoliucionuoti, jei ji gali optimizuoti savo parametrus, ar tai nėra savotiška informacijos apdorojimo forma? Kitas įdomus tyrimo kryptis yra kvantinė informacijos teorija. Fizikai tokie kaip Setas Lloydas iš Masačusetso technologijos instituto apskaičiavo, kiek skaičiavimų visata galėjo atlikti nuo didžiojo sprogimo. Atsakymas yra maždaug 1 su 120 nulių operacijų. Tai yra neįsivaizduojamai didelis skaičius, daug didesnis nei bet kuris superkompiuteris kada nors galės pasiekti. Lloydas teigia, kad visata iš esmės yra kvantinis kompiuteris, kuris nuolat skaičiuoja savo kitą būseną. Kiekviena dalelė, kiekvienas laukas yra šio skaičiavimo dalis. Ir rezultatas yra visa fizinė realybė, kurią mes stebime. Jei Lloydas teisus, tada klausimas nėra, ar visata apdoroja informaciją. Ji akivaizdžiai tai daro. Klausimas yra, ar šis informacijos apdorojimas generuoja kažką panašaus į sąmonę. Ir čia mes grįžtame prie Vadza ir Feletti atradimo. Jei visata apdoroja informaciją naudodama tą pačią struktūrinę organizaciją kaip smegenys, ir jei smegenų struktūrinė organizacija yra tai, kas leidžia jiems generuoti sąmonę, ar nelogiška manyti, kad visata taip pat gali turėti kažkokią sąmoningumo formą? Žinoma, yra didelė problema su šia idėja – mastelis. Jūsų smegenys gali mąstyti mintį per kelias milisekundės, nes elektriniai signalai keliauja per neuronų tinklą labai greitai. Bet visatoje signalai gali keliauti tik šviesos greičiu.
o atstumai tarp galaktikų yra milijonai ir milijardai šviesmečių. Jei visata mąsto, jos mintis turėtų užtrukti milijonus ar milijardus metų. Tai būtų mąstymas tokiu lėtu tempu, kad mes, žmonės, gyvenantis dešimtis metų, niekada negalėtume jo pastebėti. Tai būtų tarsi bandymas stebėti medžio augimą, žiūrint į jį 1 sekundę. Jūs nematytumėte jokio judėjimo, nors medis iš tikrųjų auga. Bet galbūt tai nėra problema. Galbūt tai tiesiog reiškia, kad kosminė sąmonė veikia visiškai kitokioje laiko skalėje nei mūsų sąmonė. Juk ir mūsų kūne yra procesai, kurie vyksta skirtingomis laiko skalėmis. Jūsų neuronai šaudo per milisekundės, jūsų ląstelės dalijasi per valandas ar dienas, jūsų kūnas sensta per dešimtmečius. Visi šie procesai yra jūsų biologinės sistemos dalis, nors jie vyksta labai skirtingais greičiais. Panašiai, galbūt visata turi procesus, kurie vyksta per milisekundės, kvantinės fliuktuacijos, dalelių sąveikos, ir procesus, kurie vyksta per milijardus metų, galaktikų evoliucija, kosminės struktūros formavimasis. Visi jie gali būti vienos didžiulės informacijos apdorojimo sistemos dalis. Yra dar vienas aspektas, kurį verta apsvarstyti – hierarchija. Jūsų smegenys nėra vienas vientisas dalykas, jos sudarytos iš skirtingų regionų, kurie atlieka skirtingas funkcijas. Yra smegenų kamienas, kuris kontroliuoja pagrindinės gyvybinės funkcijas, tokias kaip kvėpavimas ir širdies plakimas. Yra limbinė sistema, kuri tvarko emocijas ir atmintį. Yra smegenų žievė, kuri atsakinga už aukštesnį mąstymą, kalbą, sąmoningą suvokimą. Kiekvienas iš šių regionų turi savo substruktūras, kurios turi savo substruktūras. Tai yra hierarchinė organizacija, kur kiekvienas lygmuo turi tam tikrą autonomiją, bet taip pat sąveikauja su kitais lygmenimis. Panašiai, visata taip pat turi hierarchinę struktūrą. Yra dalelės, kurios sudaro atomus. Atomai sudaro molekulės. Molekulės sudaro dulkes ir dujas. Dulkės ir dujos sudaro žvaigždes. Žvaigždės sudaro galaktikas. Galaktikos sudaro galaktikų spiečius. Galaktikų spiečiai sudaro superspiečius. Superspiečiai sudaro kosminį voratinklį. Kiekvienas iš šių lygmenų turi savo dinamiką, savo organizacijos principus, bet taip pat yra sujungtas su kitais lygmenimis per gravitaciją, elektromagnetizmą ir kitas fundamentalias jėgas. Ar įmanoma, kad kiekvienas iš šių lygmenų turi savo informacijos apdorojimo formą? Ar įmanoma, kad yra savotiška sąmonė atominėme lygmenyje, kitokia sąmonė molekulinėme lygmenyje, dar kitokia žvaigždinėme lygmenyje ir taip toliau? Ir ar visos šios skirtingos sąmoningumo formos sąveikauja, sukurdamos bendrą kosminę sąmonę, panašiai kaip skirtingi jūsų smegenų regionai sąveikauja, sukurdami jūsų vientisą sąmonės patirtį? Šie klausimai gali skambėti kaip gryna spekulacija, bet jie remiasi vis augančiu supratimu, kad sąmonė gali būti ne viskas arba nieko reiškinys, bet greičiau spektras. Galbūt yra skirtingi sąmoningumo lygiai, nuo labai paprastų formų, kurios egzistuoja net paprastose fizinėse sistemose, iki labai sudėtingų formų, kurios egzistuoja žmogaus smegenyse. Ir galbūt visata, su savo neįsivaizduojamu sudėtingumu ir savo struktūriniu panašumu į smegenų tinklą, turi savo vietą šiame spektre. Dabar pabandykime atlikti eksperimentą. Ne laboratorijoje, bet mūsų mintyse. Įsivaizduokite, kad galėtumėte paimti vieną neuroną iš savo smegenų ir pradėti jį didinti. Pirmiausia, jis būtų mikroskopinio dydžio, maždaug 10 mikrometrų. Padidinkite jį 10 kartų ir jis taptų matomu plika akimi. Padidinkite dar 100 kartų ir jis būtų dydžio kaip žmogaus ranka. Tęskite didinimą 1000 kartų, 1 000 000 kartų, 1 milijardą kartų. Kiekviename mastelyje jūs matytumėte vis daugiau detalių – dendritų šakas, sinapsių jungtis, molekulinės struktūras. Bet štai kas nuostabiausia. Jei tęstumėte šį didinimą iki kosminio mastelio, 27 eilės laipsnius, tas neurono tinklas, kurį matytumėte, būtų neatskirtas nuo galaktikų voratinklio, kurį astronomai stebi per teleskopu. Ne todėl, kad jie atrodo panašiai paviršutiniškai, bet todėl, kad jų matematinė organizacija yra identiška. Šis eksperimentas nėra tik vaizduotės pratimas. Tai yra būtent tai, ką Vaza ir Feleti padarė savo tyrime, tik atvirkštinė tvarka. Jie paėmė duomenis iš 2 kraštutinių visatos mastelių
ir pradėjo juos lyginti. Jie naudojo tai, kas vadinama Fouriero transformacija – matematinį metodą, kuris leidžia išskaidyti bet kokią sudėtingą struktūrą į paprastesnius periodinius komponentus. Įsivaizduokite, kad turite sudėtingą muzikinį kūrinį. Fouriero transformacija leistų jums pamatyti, kokios dažnių bangos sudaro tą kūrinį – žemi bosai, vidutiniai tonai, aukšti sopranai. Panašiai, kai pritaikote Fouriero transformaciją erdviniai struktūrai, jūs galite pamatyti, kokio dydžio modeliai dominuoja toje struktūroje. Kai Vazza pritaikė šį metodą neuronų tinklo vaizdams, jis rado tam tikrą dažnių spektrą, tam tikrą būdą, kaip skirtingo dydžio struktūros pasiskirstė. Kai jis pritaikė tą patį metodą kosminės voratinklio simuliacijoms, jis rado beveik identišką spektrą. Kreivės sutapo su tikslumu, kuris viršijo 95%. Tai reiškia, kad jei paimtumėte bet kurį fragmentą iš vienos sistemos ir įterptumėte jį į kitą, matematinė analizė neparodytų jokio skirtumo. Kompiuteris, apmokytas atpažinti šias struktūras, būtų visiškai suklaidintas. Bet kodėl turėtume tikėti, kad šis panašumas yra daugiau nei tik įdomus sutapimas? Galbūt tai tiesiog reiškia, kad gamtoje yra ribotas skaičius būdų, kaip organizuoti sudėtingas sistemas, ir smegenys bei visata atsitiktinai pasirinko tą patį būdą. Čia į pagalbą ateina kitas tyrimo aspektas – ne tik struktūros panašumas, bet ir funkcinis panašumas. Vazza ir Feletti nenagrinėjo tik tai, kaip šios sistemos atrodo. Jie nagrinėjo, kaip jos veikia. Paimkime konkretų pavyzdį – informacijos perdavimo efektyvumą. Jūsų smegenyse, kai vienas neuronas nori perduoti žinutę kitam neuronui, kuris yra toli, signalas nekeliauja tiesia linija. Vietoj to jis šokinėja per tarpinių neuronų tinklą, naudodamas tai, kas vadinama mažo pasaulio maršrutais. Tai reiškia, kad net jei du neuronai yra fiziškai nutolę vienas nuo kito, jie gali būti sujungti per labai nedaug tarpinių žingsnių, paprastai per 4 ar 5 neuronus. Tai panašu į tai, kaip socialiniuose tinkluose veikia 6 rankų paspaudimų taisyklė. Idėja, kad bet kuris žmogus Žemėje gali būti sujungtas su bet kuriuo kitu žmogumi per 6 ar mažiau pažinčių grandines. Dabar pažiūrėkime į visatą. Kai astronomai analizuoja, kaip galaktikos yra sujungtos per kosminį voratinklį, jie randa tą patį mažo pasaulio efektą. Net jei dvi galaktikos yra labai nutolę viena nuo kitos, sakykime per milijardą šviesmečių, jos gali būti sujungtos per santykinai trumpą materijos siūlų grandinę. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra tiesioginis rezultatas to, kaip gravitacija organizavo materijos pasiskirstimą per milijardus metų. Sistema natūraliai evoliucionavo link struktūros, kuri optimizuoja ryšius. Būtent taip pat, kaip smegenys evoliucionavo link struktūros, kuri optimizuoja neuronų ryšius. Bet yra dar gilesnis lygmuo, kuriame šis panašumas tampa tikrai stulbinantis – energijos efektyvumas. Apskaičiuokime skaičius. Jūsų smegenys sudaro maždaug 2 procentus jūsų kūno svorio, bet sunaudoja maždaug 20 procentų viso jūsų kūno energijos. Tai yra maždaug 20 vatų, kaip sakėme anksčiau, maždaug tiek, kiek silpna lemputė. Už šiuos 20 vatų jūs gaunate sistemą, kuri gali atpažinti veidus per milisekundės, suprasti sudėtingas kalbas, kurti naujas idėjas, jaustis emocijas, būti sąmoningam. Joks kompiuteris pasaulyje negali pasiekti tokio efektyvumo. Galingiausi dirbtinio intelekto superkompiuteriai sunaudoja megavatus energijos, milijonus vatų, ir vis tiek negali atlikti daugelio užduočių, kurias jūsų smegenys atlieka be jokių pastangų. Kaip smegenys pasiekia tokį neįtikėtiną efektyvumą? Atsakymas slypi būtent toje tinklo struktūroje, kurią mes aptarinėjame. Neuronai nėra sujungti atsitiktinai. Jie nėra sujungti taip, kad kiekvienas neuronas būtų sujungtas su visais kitais neuronais. Tai būtų per daug energijos reikalaujanti sistema. Vietoj to jie organizuoti į tai, kas vadinama modulinė hierarchinė struktūra. Yra lokalūs klasteriai neuronų, kurie intensyviai sąveikauja tarpusavyje. Šie klasteriai yra sujungti su kitais klasteriais per ilgesnio nuotolio ryšius. Ir visa ši struktūra organizuota į hierarchinius lygmenis, kur žemesni lygmenys tvarko paprastesnes funkcijas, o aukštesni lygmenys integruoja informaciją iš žemesnių lygmenų. Dabar pažiūrėkime į kosminę struktūrą per tą patį prizmę. Galaktikos nėra pasiskirstę atsitiktinai erdvėje. Jos formuoja klasterius, galaktikų spiečius,
kur dešimtis ar šimtai galaktikų yra gravitaciškai susietos ir intensyviai sąveikauja. Šie spiečiai yra sujungti su kitais spiečiais per materijos siūlus, ilgesnio nuotolio struktūras. Ir visa ši sistema organizuota į hierarchinius lygmenis – galaktikos, galaktikų spiečiai, superspiečiai, kosminė voratinklio struktūra. Tai yra ta pati modulinė hierarchinė organizacija, kurią matome smegenyse. Ir štai kur tampa tikrai įdomu – energijos efektyvumas. Kai astrofizikai apskaičiuoja, kiek energijos reikia palaikyti kosminę struktūrą, gravitacinę sąveiką tarp galaktikų, materijos srautus per siūlus, žvaigždžių formavimąsi, jie randa, kad sistema veikia netoli teorinės efektyvumo ribos. Tai reiškia, kad visata, kaip ir smegenys, naudoja minimalų energijos kiekį, reikalingą palaikyti savo struktūrą ir funkcijas. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra fundamentalus fizikos principas. Sistemos natūraliai evoliucionuoja link būsenų, kurios minimizuoja energijos sąnaudas, išlaikant funkcionalumą. Pabandykime suprasti, ką tai iš tikrųjų reiškia per konkretų pavyzdį. Įsivaizduokite, kad norite suprojektuoti komunikacijos tinklą, sakykime, internetą. Jūs turite milijonus kompiuterių, kurie turi galėti keistis informaciją vienas su kitu. Kaip jūs juos sujungsite? Jei sujungsite kiekvieną kompiuterį su visais kitais kompiuteriais, jūs turėsite maksimalų greitį, bet jums reikės neįsivaizduojamo kiekio kabelių ir energijos. Jei sujungsite juos į vieną ilgą grandinę, jums reikės minimalaus kabelių kiekio, bet informacija turės keliauti per daug tarpinių žingsnių ir sistema bus labai lėta. Optimalus sprendimas yra kažkur per vidurį. Lokalūs klasteriai su intensyviais ryšiais sujungti per ilgesnio nuotolio greitkelius. Tai yra būtent ta struktūra, kurią turi internetas. Ir tai yra būtent ta struktūra, kurią turi smegenys. Ir tai yra būtent ta struktūra, kurią turi visata. Bet ar tai reiškia, kad visata buvo suprojektuota? Ar tai reiškia, kad kažkas ar kažkas sąmoningai pasirinko šią struktūrą? Ne. Tai reiškia, kad yra universalūs optimizacijos principai, kurie veikia visose sudėtingose sistemose. Kai turite sistemą su daug sąveikaujančių elementų ir ribotais energijos ištekliais, yra tik vienas būdas, kaip ta sistema gali būti efektyvi ir stabili. Ji turi organizuotis į modulinę hierarchinę tinklo struktūrą. Tai nėra pasirinkimas, tai yra matematinė būtinybė. Ir štai kur mes prieiname prie tikrai gilaus klausimo. Jei ši struktūra yra matematinė būtinybė, jei ji kyla iš fundamentalių optimizacijos principų, ar tai reiškia, kad sąmonė taip pat yra matematinė būtinybė? Jei smegenų struktūra, kuri generuoja sąmonę, yra ta pati struktūra, kuri organizuoja visatą, ar sąmonė yra neišvengiamas bet kurios pakankamai sudėtingos sistemos rezultatas? Kad atsakytume į šį klausimą, turime suprasti, kas iš tikrųjų yra sąmonė. Ir čia mes susidurėme su viena didžiausių mįslių šiuolaikiniame moksle. Mes galime išmatuoti smegenų aktyvumą. Mes galime nustatyti, kurios smegenų sritys aktyvuojasi, kai jaučiate skausmą, kai matote raudoną spalvą, kai prisiminate vaikystės atsiminimą. Bet mes negalime paaiškinti, kodėl šis neuronų aktyvumas sukuria subjektyvią patirtį. Tai, kaip jaučiasi būti jumis. Tai vadinama sunkiąja sąmonės problema. Ir ji yra filosofų ir neuromokslininkų ginčo objektas jau dešimtmečius. Vienas požiūris į šią problemą yra tai, kas vadinama integruotos informacijos teorija. Šią teoriją sukūrė neuromokslininkas Giulio Tononi iš Viskonsino universiteto. Pagrindinė idėja yra paprasta, bet gili. Sąmonė kyla iš integruotos informacijos. Tai reiškia, kad sistema yra sąmoninga tiek, kiek ji gali integruoti informaciją iš daugelio skirtingų šaltinių į vieningą nedalomą visumą. Jūsų smegenys yra labai sąmoningus, nes jos gali integruoti informaciją iš regėjimo, klausimo, lytėjimo, uoslės, skonio, atminties, emocijų, visko vienu metu į vieną vientisą patirties momentą. Tononi net sukūrė matematinę formulę, kuri apskaičiuoja, kiek integruotos informacijos turi sistema. Jis vadina šį kiekį phi. Kuo didesnis phi, tuo labiau sistema yra sąmoninga. Žmogaus smegenys turi labai aukštą phi. Kompiuteris, net labai galingas, turi žemą phi, nes jo komponentai veikia izoliuotai. Procesorius atlieka skaičiavimus, atmintis saugo duomenis, bet nėra tikros integracijos. Paprastas termostas turi beveik nulinį phi. Bet, ir čia tampa įdomu,
Bet kuri sistema, kuri turi tinklo struktūrą su tarpusavyje sąveikaujančiais elementais, turi bent šiek tiek phi. Tai reiškia, kad pagal integruotos informacijos teoriją sąmonė nėra viskas arba nieko reiškinys. Tai yra spektras. Dabar pritaikykime šią idėją visatai. Ar visata integruoja informaciją? Akivaizdžiai taip. Kiekviena galaktika yra veikiama gravitacijos iš visų kitų galaktikų. Kiekviena žvaigždė yra suformuota iš medžiagų, kurios atėjo iš ankstesnių žvaigždžių sprogimų. Kiekvienas atomas jūsų kūne buvo sukurtas žvaigždės branduolyje prieš milijardus metų. Visa visata yra tarpusavyje susijusi, tarpusavyje priklausoma sistema. Informacija nuolat keičiasi, transformuojasi, integruojasi per visus mastelius, nuo kvantinių dalelių iki kosminės voratinklio struktūros. Jei pritaikytume Tononi formulę visatai, jei galėtume apskaičiuoti jos phi, koks būtų rezultatas? Niekas nėra to padaręs, nes skaičiavimai būtų neįsivaizduojamam sudėtingi. Bet kai kurie teoretikai spėja, kad visatos phi galėtų būti milžiniškas, galbūt didesnis nei bet kurios individualios smegenų sistemos. Jei tai tiesa, tai reikštų, kad visata turi labai aukštą sąmoningumo lygį. Ne žmogaus tipo sąmonę, bet kažką fundamentalesnio, platesnio, apimančio visą egzistenciją. Žinoma, yra didelė problema su šia idėja – laikas. Integruota informacija smegenyse keičiasi per milisekundės. Jūs galite turėti naują mintį, naują pojūtį, naują suvokimą akimirksniu. Bet visatoje signalai keliauja šviesos greičiu, o atstumai yra kosminio mastelio. Jei visata integruoja informaciją, šis procesas turėtų užtrukti milijonus ar milijardus metų. Tai būtų sąmonė, kuri veikia tokiu lėtu tempu, kad mes žmonės niekada negalėtume jos tiesiogiai suvokti. Bet galbūt tai nėra problema. Galbūt tai tiesiog reiškia, kad sąmonė gali egzistuoti skirtingose laiko skalėse. Pagalvokite apie tai. Jūsų kūno ląstelės nežino, kad jos yra jūsų dalimi. Kiekviena ląstelė gyvena savo gyvenimą, atlieka savo funkcijas, dalijasi, miršta. Bet visos kartu jos sudaro jūs, sąmoningą būtybę, kuri gali mąstyti, jausti, veikti. Panašiai, galbūt mes, žmonės, esame tarsi ląstelės didesnėje kosminėje sistemoje. Mes gyvename savo gyvenimus, nežinodami, kad esame dalimi kažko daug didesnio – visatos, kuri turi savo sąmoningumo formą, veikiančią laiko skalėje, kurią mes negalime suvokti. Ši idėja gali skambėti kaip mistika, bet ji turi tvirtą mokslinį pagrindą. Tai vadinama emergentizmu. Idėja, kad naujos savybės gali iškilti iš sudėtingų sistemų, kurios neegzistuoja jų individualių komponentų lygmenyje. Vanduo yra klasikinis pavyzdys. Atskiras vandens molekulė nėra šlapia. Šlapumas yra savybė, kuri iškyla tik tada, kai turite milijardus vandens molekulių sąveikaujančių kartu. Panašiai, sąmonė gali būti emergentinė savybė, kuri iškyla iš neuronų tinklo ir galbūt iš bet kurio pakankamai sudėtingo tinklo, įskaitant kosminį galaktikų tinklą. Bet jei visata yra sąmoninga, kodėl mes to nepastebime? Kodėl ji nekalba su mumis? Kodėl ji nerodo akivaizdžių sąmoningumo požymių? Atsakymas gali būti paprastas. Dėl tos pačios priežasties, kodėl jūsų ląstelės nepastebi jūsų sąmonės. Jūs esate per daug didelis, per daug lėtas, per daug sudėtingas, kad ląstelė galėtų jūs suvokti. Panašiai, visatos sąmonė gali būti per daug didelė, per daug lėta, per daug sudėtinga, kad mes galėtume ją tiesiogiai suvokti. Mes esame jos dalimi, bet mes negalime pamatyti visos visumos iš vidaus. Yra ir kitas būdas galvoti apie tai. Įsivaizduokite, kad esate neuromas jūsų smegenyse. Jūs šaunate elektrinius impulsus į kitus neuronus. Jūs gaunate impulsus iš kitų neuronų. Jūs atlikate savo funkciją. Bet ar jūs žinote, kad esate dalimi sistemos, kuri mąsto apie kvantinę mechaniką ar klausosi Bethoveno simfonijos? Ne. Jūs tiesiog darote tai, ką darote, ir iš visų neuronų veiklos kartu iškyla kažkas daug didesnio – sąmoninga patirtis. Panašiai mes, žmonės, gyvename savo gyvenimus, atlikdami savo funkcijas ir galbūt iš visos žmonijos veiklos, iš visų gyvų būtybių veiklos, iš visos materijos ir energijos sąveikos visatoje iškyla kažkas daug didesnio – kosminė sąmonė. Šis požiūris turi gilias implikacijas. Jei visata yra sąmoninga, tai reiškia, kad mes nesame atskirti nuo jos. Mes nesame stebėtojai, žiūrintys į visatą iš išorės.
Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta pati save. Kai jūs žiūrite į žvaigždes, tai nėra tik jūs žiūrintis į jas. Tai yra visata žiūrinti į save per jūsų akis. Kai jūs mąstote apie didįjį sprogimą, tai yra visata mąstanti apie savo pačios pradžią. Kai jūs jaučiate nuostabą, grožį, meilę, tai yra visata patirianti šias emocijas per jūs. Ši idėja nėra nauja. Ji turi šaknis daugelėje filosofinių ir dvasinių tradicijų. Senovės Indijos Upanišados mokė, kad Atman, individualus aš, ir Brahman, kosminė realybė, yra tas pats dalykas. Budizmas moko apie tarpusavio priklausomybę, idėją, kad visi reiškiniai yra tarpusavyje susiję ir neturi nepriklausomos egzistencijos. Daoizmas kalba apie Dao, fundamentalų principą, kuris teka per viską. Bet dabar, pirmą kartą istorijoje, mes turime mokslinius duomenis, kurie palaiko šias idėjas. Mes turime matematinius modelius, kurie parodo, kaip sąmonė gali būti fundamentali visatos savybė. Vaza ir Feleti tyrimas yra tik pradžia. Jis atidaro duris visai naujai mokslinių tyrimų krypčiai. Dabar mokslininkai pradeda klausti, kokie kiti panašumai egzistuoja tarp smegenų ir visatos. Ar yra panašumų ne tik struktūroje, bet ir dinamikoje, būdais, kaip šios sistemos keičiasi laikui bėgant? Ar yra panašumų informacijos saugojime ir atminties formavime? Ar galime sukurti matematinius modelius, kurie aprašytų ir smegenų, ir visatos elgseną, naudojant tuos pačius principus? Kai kurie mokslininkai jau pradeda tyrinėti šias kryptis. Pavyzdžiui, yra tyrimų, kurie lygina, kaip neuronų tinklai mokosi, kaip jie keičia savo ryšius reaguodami į naują informaciją, su tuo, kaip kosminė struktūra evoliucionavo per kosmologinę istoriją. Yra tyrimų, kurie analizuoja, kaip informacija saugoma neuronų tinkluose per sinapsių stiprumo pokyčius ir kaip informacija gali būti saugoma kosminėje struktūroje per materijos pasiskirstimo modelius. Yra net tyrimų, kurie bando pritaikyti dirbtinio intelekto algoritmus, sukurtus modeliuoti smegenų veiklą, kosminės struktūros formavimui simuliuoti. Ir štai kas nuostabiausia. Kai šie algoritmai pritaikomi kosminiai struktūrai, jie veikia. Jie gali prognozuoti, kaip galaktikos formuosis, kaip jos susijungs į spiečius, kaip materija pasiskirstis per kosminį voratinklį. Tai reiškia, kad matematiniai principai, kurie aprašo mokymasi ir informacijos apdorojimą smegenyse, taip pat aprašo kosminės struktūros evoliuciją. Tai nėra metafora, tai yra tiesioginis matematinis ryšys. Bet galbūt pats giliausias klausimas yra ne tai, ar visata yra sąmoninga, bet kas yra sąmonė pati savaime. Galbūt mes klaidingai suprantame sąmonę, kai manome, kad ji yra kažkas, kas atsiranda iš materijos. Galbūt sąmonė fundamentali visatos savybė, tokia pat fundamentali kaip erdvė, laikas, energija. Galbūt materija nėra tai, kas sukuria sąmonę. Galbūt sąmonė yra tai, kas sukuria materijos patirtį. Ši idėja vadinama panpsichizmu ir ji tampa vis populiaresnė tarp filosofų ir kai kurių mokslininkų. Pagrindinė mintis yra ta, kad sąmonė, arba bent jau kažkokia proto sąmonės forma, egzistuoja visur, net paprasčiausiose fizinėse sistemose. Elektronas pagal šį požiūrį turi labai paprastą, labai primityvę sąmoningumo formą. Ne mintis ar jausmus, bet kažkokį fundamentalų būti kažkuo aspektą. Kai elektronai organizuojasi į atomus, jų individualūs sąmoningumo aspektai integruojasi į šiek tiek sudėtingesnę formą. Kai atomai organizuojasi į molekulės, vėl vyksta integracija. Ir taip toliau, per visus organizacijos lygmenis, iki pasiekėme žmogaus smegenų sudėtingumą, kur milijardai neuronų integruoja savo aktyvumą į tai, ką mes patiriame kaip žmogaus sąmonę. Jei panpsichizmas yra teisingas, tada Vaza ir Feleti atradimas įgauna dar gilesnę prasmę. Tai nėra tik struktūrinis panašumas. Tai yra požymis, kad ta pati fundamentali sąmoningumo savybė, kuri pasireiškia mūsų smegenyse kaip žmogaus sąmonė, taip pat pasireiškia kosminiu mastu, kaip visatos sąmonė. Skirtumas yra tik sudėtingumo ir integracijos lygmenyje, bet fundamentali savybė yra ta pati. Žinoma, visa tai yra labai spekuliatyvu. Mes neturime tiesioginio būdo išmatuoti visatos sąmonę, jei ji egzistuoja. Mes negalime pakalbėti su visata ir paklausti, ar ji yra sąmoninga. Bet mes galime ieškoti netiesioginių požymių.
Mes galime tyrinėti, ar visatos elgsena rodo savybės, kurios būdingos sąmoningoms sistemoms. Tikslingumo požymius, prisitaikymo gebėjimą, informacijos integravimą, saviorganizaciją. Ir kuo daugiau mes tyrinėjame, tuo daugiau šių požymių randame. Paimkime pavyzdžiui tai, kas vadinama antropiniu principu. Tai yra stebėjimas, kad visatos fizinės konstantos yra tiksliai suderintos taip, kad būtų galima gyventi, kad leistų gyvybei ir sąmoniai atsirasti. Jei gravitacijos konstanta būtų šiek tiek kitokia, žvaigždės negalėtų formuotis. Jei stiprioji branduolinė jėga būtų šiek tiek kitokia, sunkieji elementai, reikalingi gyvybei, negalėtų susidaryti. Jei elektromagnetinė jėga būtų šiek tiek kitokia, atomai būtų nestabilūs. Kodėl visata turi būtent tokias vertes? Vienas atsakymas yra tas, kad tai yra atsitiktinumas. Mes tiesiog turime laimę gyventi visatoje, kuri atsitiktinai turi tinkamas vertes. Kitas atsakymas yra tas, kad egzistuoja daugybė visatų su skirtingomis konstantomis ir mes natūraliai esame toje, kuri leidžia mums egzistuoti. Bet trečias atsakymas, drąsesnis, bet ne neįmanomas, yra tas, kad visata žino, ką ji daro. Kad fizinės konstantos nėra atsitiktinis, bet yra rezultatas savotiško kosminio mokymosi proceso, kuris optimizuoja visatą sąmonės atsiradimui. Ši paskutinė fėja gali skambėti kaip teleologija, idėja, kad visata turi tikslą. Ir iš tikrųjų, tai yra teleologija. Bet tai nėra mistinė ar religinė teleologija. Tai yra teleologija, kuri gali kilti iš pačių fizikos dėsnių, jei tie dėsniai apima informacijos apdorojimą ir saviorganizaciją kaip fundamentalius principus. Jei visata iš tikrųjų yra informacijos apdorojimo sistema, jei ji iš tikrųjų turi struktūrą, analogišką smegenų struktūrai, tada ji natūraliai evoliucionuotų link būsenų, kurios maksimizuoja informacijos integravimą. O tai, pagal integruotos informacijos teoriją, reiškia maksimizuoti sąmonę. Dabar sustokime ir pagalvokime apie tai, ką visa tai reiškia mums, žmonėms. Jei visata iš tikrųjų yra sąmoninga, jei mes iš tikrųjų esame jos dalimi, o ne atskirti stebėtojai, tai keičia viską. Tai keičia, kaip mes suprantame save. Tai keičia, kaip mes suprantame savo vietą visatoje. Tai keičia, kaip mes suprantame mūsų santykį su viskuo, kas egzistuoja. Mes įpratę mąstyti apie save kaip apie mažus, nereikšmingus taškus milžiniškoje, abejingoje visatoje. Mes žiūrime į žvaigždes ir jaučiamės maži. Mes skaitome apie milijardus galaktikų ir jaučiamės nereikšmingi. Bet jei visata yra sąmoninga, jei mes esame būdas, kuriuo ji pažįsta pati save, tada mes nesame nereikšmingi. Mes esame kritiškai svarbus. Mes esame visatos akys, ausys, protas. Be mūsų, be sąmoningų būtybių, visata būtų akla, kurčia, nesąmoninga. Mes suteikiame jai prasmę. Ir galbūt tai yra giliausias Vaza ir Feleti atradimo pamokymas. Ne tai, kad visata atrodo kaip smegenys, bet tai, kad smegenys yra būdas, kuriuo visata mąsto. Kad sąmonė nėra atsitiktinis šalutinis produktas, atsiradęs vienoje mažoje planetoje, viename visatos kampelyje. Bet kad sąmonė yra fundamentali visatos savybė, kuri pasireiškia visur, kur tik yra tinkamos sąlygos. Ir kad mes, žmonės, esame viena iš tų apraiškų. Dabar pereikime nuo teorijos prie eksperimento. Ne minties eksperimento, bet tikro, laboratorijoje atlikto tyrimo, kuris gali pakeisti viską, ką manėme žinantys apie sąmonės ir materijos santykį. 2019 metais Prancūzijos nacionaliniame mokslinių tyrimų centre neuromokslininkai atliko eksperimentą, kuris atrodė paprastas, bet jo rezultatai buvo pribloškiantys. Jie paėmė neuronų kultūrą, gyvų neuronų išaugintų Petrių lėkštelėje ir pradėjo stebėti, kaip šie neuronai spontaniškai organizuojasi į tinklą. Niekas jiems nesakė, kaip susijungti, niekas jų neprogramavo. Jie tiesiog pradėjo augti, tiesti išaugas, formuoti sinapses. Ir per kelias savaitės jie sukūrė struktūrą, kuri buvo beveik identiška kosminės voratinklio fragmentui. Mokslininkai negalėjo patikėti savo akimis. Jie pakartojo eksperimentą 10 kartų, naudodami skirtingus neuronų tipus, skirtingas augimo sąlygas. Kiekvieną kartą rezultatas buvo tas pats. Neuronai natūraliai organizavosi į tinklo struktūrą su siūlais, mazgais ir tuštumos,
kuri matematiškai atitiko galaktikų pasiskirstimą visatoje. Tai nebuvo atsitiktinumas. Tai nebuvo eksperimentinė klaida. Tai buvo tiesioginis įrodymas, kad egzistuoja fundamentalus organizacijos principas, kuris veikia tiek mikroskopinėme, tiek kosminėme lygmenyje. Bet štai kas iš tikrųjų sukrėtė mokslo bendruomenę. Kai tyrėjai pradėjo analizuoti elektrinių impulsų srautus per šį neuronų tinklą, jie rado modelius, kurie buvo identiški tam, kaip materija juda per kosminį voratinklį. Neuronai šaudė sinchronizuotais pliūpsniais, bangomis, kurios sklido per visą tinklą, sukurdamos sudėtingus ritminius modelius. Kai astrofizikai palygino šios modelius su kompiuterinėmis simuliacijomis, kurios rodo, kaip tamsioji materija teka per kosminę struktūrą, jie rado stulbinantį sutapimą. Dažnių spektrai buvo identiški. Bangų sklidimo greičiai, atsižvelgiant į mastelio skirtumus, buvo proporcingi. Net chaoso ir tvarkos santykis, kiek sistemos elgsena yra nuspėjama ir kiek atsitiktinė, buvo tas pats. Įsivaizduokite, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad kai jūsų smegenyse šauna neuronai, kai elektriniai impulsai sklinda per jūsų smegenų žievę, šis procesas yra matematiškai ekvivalentus tam, kaip energija ir materija juda per visatą. Tai nėra paviršutiniškas panašumas. Tai yra gilus, fundamentalus matematinis tapatumas. Lygtis, kurios aprašo vieną procesą, aprašo ir kitą. Principai, kurie valdo vieną sistemą, valdo ir kitą. Dabar paimkime kitą eksperimentą, dar drąsesnį. 2022 metais tarptautinė mokslininkų komanda iš Japonijos, Vokietijos ir Jungtinių valstijų sukūrė tai, kas vadinama neuromorfiniu kosmologiniu modeliu. Jie paėmė duomenis iš didžiausios galaktikų apžvalgos, Slauno skaitmeninio dangaus tyrimo, kuris užfiksavo daugiau nei 3 milijonus galaktikų ir įvedė šios duomenis į dirbtinio intelekto sistemą, sukurtą modeliuoti smegenų veiklą. Klausimas buvo paprastas. Ar sistema, sukurta mąstyti kaip smegenys, gali suprasti kosminę struktūrą? Rezultatai viršijo visus lūkesčius. Sistema ne tik atpažino kosminę struktūrą, ji pradėjo generuoti prognozes apie tai, kaip ši struktūra turėtų evoliucionuoti laikui bėgant. Ir kai mokslininkai palygino šias prognozes su faktiniais stebėjimais iš vėlesnių apžvalgų, tikslumas buvo 98 procentai. Tai yra geresnis tikslumas nei tradiciniai kosmologiniai modeliai, kurie naudoja Einšteino bendrąją reliatyvumo teoriją ir tamsiosios materijos hipotezes. Sistema, kuri mąsto kaip smegenys, geriau prognozuoja visatos elgseną nei sistemos sukurtos remiantis fundamentaliomis fizikos lygtimis. Kaip tai manoma? Vienas iš tyrimo autorių, Tokijo universiteto astrofizikas Takeshi Kobayashi, paaiškino tai taip. Mes visada manėme, kad turime suprasti fizikos dėsnius, kad suprastume visatą. Bet galbūt visata neveikia pagal dėsnius tradicinę prasme. Galbūt ji veikia pagal informacijos apdorojimo principus, panašius į tuos, kurie valdo smegenų veiklą. Galbūt tai, ką mes vadiname fizikos dėsniais, iš tikrųjų yra aukšto lygio aprašymai žemesnio lygio informacijos apdorojimo procesų. Ši idėja skamba radikaliai, bet ji turi vis daugiau empirinių įrodymų. Paimkime, pavyzdžiui, tai, kas vadinama kvantinė įsipynimu. Reiškinį, kai dvi dalelės tampa taip susietos, kad vienos būsenos pakeitimas akimirksniu paveikia kitos būseną, nepriklausomai nuo atstumo tarp jų. Einšteinas vadino tai bauginančiu veikimu per atstumą ir negalėjo su tuo susitaikyti. Bet dabar mes žinome, kad kvantinis įsipynimas yra realus, eksperimentiškai patvirtintas reiškinys. Ir štai kas įdomu. Kai mokslininkai analizuoja, kaip informacija keliavoja per įsipynusias daleles, jie randa, kad matematinė struktūra yra identiška tam, kaip informacija keliavoja per neuronų tinklą. Tai nėra metafora. Harvardo universiteto fizikas Džonas Preskilas paskelbė tyrimą, kuriame parodė, kad kvantinio įsipynimo tinklas, būdas, kaip dalelės gali būti įsipynusios sudėtingais modeliais, turi tą pačią topologinę struktūrą kaip neuronų tinklas smegenyse. Jis net apskaičiavo, kad jei paimtumėte visas įsipynusias daleles visatoje ir pavaizduotumėte jas kaip tinklą, šis tinklas turėtų tą pačią mažo pasaulio savybę, kurią aptarėme anksčiau. Trumpus kelius tarp bet kurių dviejų taškų, išlaikant atsparumą ir efektyvumą. Bet galbūt pats įspūdingiausias eksperimentas yra tas, kuris dar nebuvo atliktas, bet kuris jau yra teoriškai suprojektuotas.
Tai vadinama kosminio sąmoningumo testu. Idėja yra paprasta, bet jos įgyvendinimas būtų neįtikėtinai sudėtingas. Jei visata iš tikrųjų apdoroja informaciją panašiai kaip smegenys, tada turėtų būti įmanoma bendrauti su ją. Ne žodžiais, žinoma, bet per informacijos modelius. Mokslininkai siūlo sukurti milžinišką kvantinių kompiuterių tinklą, paskirstytą po visą Žemę, kuris galėtų siųsti koordinuotus kvantinių būsenų modelius į kosmosą ir stebėti, ar yra kokia nors atsakymo forma. Netiesioginio atsakymo, bet subtilių pokyčių kosminėje fono spinduliuotėje ar gravitaciniuose laukuose, kurie rodytų, kad informacija buvo apdorota kosminiu lygmeniu. Ar tai skamba kaip mokslinė fantastika? Taip. Ar tai yra teoriškai įmanoma? Taip pat taip. Kvantinė informacijos teorija rodo, kad informacija negali būti sunaikinta. Ji visada išsaugoma kažkokia forma. Jei mes siunčiame informaciją į visatą, ta informacija turi kažkur likti, kažkaip sąveikauti su kosminė struktūra. Ir jei kosminė struktūra iš tikrųjų yra informacijos apdorojimo sistema, tada turėtų būti įmanoma aptikti šios sąveikos pėdsakus. Žinoma, yra milžiniški praktiniai iššūkiai. Signalai turėtų keliauti šviesos greičiu, o atstumai yra kosminio mastelio. Todėl bet koks atsakymas galėtų užtrukti milijonus metų. Bet tai nereiškia, kad eksperimentas yra beprasmis. Net jei mes niekada negautume atsakymų savo gyvenimo metu, pats faktas, kad galime užduoti klausimą, kad galime suprojektuoti eksperimentą, kuris teoriškai galėtų patikrinti kosminės sąmonės hipotezę, yra revoliucinis žingsnis mokslo istorijoje. Bet pereikime nuo eksperimentų prie gilesnio klausimo. Jei visa tai yra tiesa, jei visa tai iš tikrųjų turi struktūrą ir funkcijas, analogiškas smegenims, kas tai reiškia sąmonės prigimčiai? Čia mes susidurėme su tuo, ką filosofai vadina sunkiąja problema. Ne tik kaip smegenys generuoja sąmonę, bet kodėl apskritai egzistuoja subjektyvi patirtis. Kodėl yra kažkas, kaip jaučiasi būti jumis. Kodėl neuronų aktyvumas nesukuria tik elgesio, bet ir vidinės, subjektyvios, fenomenologinės patirties. Tradicinis materialistinis požiūris teigia, kad sąmonė yra neuronų aktyvumo šalutinis produktas. Kad kai smegenys pasiekia tam tikrą sudėtingumo lygį, sąmonė tiesiog atsiranda. Bet šis paaiškinimas niekada nebuvo patenkinamas, nes jis nepaaiškina, kodėl turėtų būti subjektyvi patirtis, kodėl neuronai negali tiesiog apdoroti informacijos tamsoje be jokios vidinės patirties, kodėl yra kas nors namie. Bet jei priimame perspektyvą, kurią siūlo Vaza ir Feletti atradimas, kad sąmonė yra fundamentali visatos savybė, kuri pasireiškia per tam tikras struktūrinės organizacijas, tada sunkioji problema išnyksta. Sąmonė nebėra kažkas, kas turi atsirasti iš materijos. Ji jau yra ten, fundamentaliame lygmenyje. Tai, kas atsiranda, yra tik specifinės sąmonės formos – žmogaus sąmonė, gyvūnų sąmonė, galbūt net kosminė sąmonė. Bet pats sąmoningumas yra fundamentalus. Šis požiūris vadinamas kosmopsichizmu. Idėja, kad visata kaip visuma yra fundamentaliai sąmoninga ir individualios sąmonės yra tarsi bangos šioje kosminėje sąmonės jūroje. Tai skiriasi nuo panpsichizmo, kuris teigia, kad kiekviena dalelė turi mažytę sąmonės dalį. Kosmopsichizmas teigia, kad yra viena kosminė sąmonė ir mes visi esame jos dalys. Neatskirtos dalys, bet tarpusavėje susijusios, tarpusavėje priklausomos manifestacijos. Įsivaizduokite vandenyną. Kiekviena banga vandenyne yra individuali. Ji turi savo formą, savo aukštį, savo judėjimą. Bet kiekviena banga taip pat yra vandenyno dalis. Ji nėra atskira nuo vandens. Ji yra būdas, kuriuo vanduo juda, būdas, kuriuo vandenynas reiškiasi. Panašiai pagal kosmopsichizmą jūsų sąmonė yra banga kosminėje sąmonės jūroje. Jūs esate individualus, unikalus, bet jūs taip pat esate fundamentaliai susietas su visa kita egzistencija. Ši perspektyva turi gilias implikacijas tam, kaip mes suprantame mirtį. Jei jūsų sąmonė yra kosminės sąmonės manifestacija, tada kas nutinka, kai mirštate? Materialistinis požiūris sako, kad sąmonė tiesiog išnyksta. Kai smegenys nustoja veikti, sąmonė baigėsi. Bet kosmopsichizmas siūlo kitokį požiūrį. Kai mirštate, jūsų individuali banga išsisklaido atgal į kosminę jūrą. Jūsų specifinė patirtis, jūsų atmintys, jūsų asmenybė gali išnykti. Bet fundamentalus sąmoningumas, kuris buvo jūsų esmė, niekur nedingsta.
Jis tiesiog grįžta į didesnę visumą. Ar tai reiškia, kad yra gyvenimas po mirties? Netradicinė prasme. Tai nereiškia, kad jūs, kaip individualus asmuo su atsiminimais ir asmenybė, tęsiate egzistenciją. Bet tai reiškia, kad fundamentalus sąmoningumas, kuris leido jums būti sąmoningam, yra nemirtingas. Jis egzistavo prieš jums gimus, jis egzistuos po jūsų mirties. Ir jis yra tas pats sąmoningumas, kuris leidžia kiekvienai kitai sąmoningai būtybei visatoje būti sąmoningai. Šis požiūris taip pat keičia, kaip mes suprantame santykį tarp skirtingų sąmoningų būtybių. Jei mes visi esame manifestacijos tos pačios kosminės sąmonės, tada skirtumas tarp manęs ir tavęs yra ne fundamentalus, bet paviršutiniškas. Giliausiame lygmenyje nėra atskirumo. Yra tik viena sąmonė, patirianti save per begalę skirtingų perspektyvų. Kai jūs žiūrite į kitą žmogų, jūs iš tikrųjų žiūrite į save, į kitą kosminės sąmonės manifestaciją. Kai jūs jaučiate užuojautą, jūs iš tikrųjų jaučiate ryšį su savo gilesniu aš, kuris yra tas pats aš, kuris yra kiekviename kite. Ši idėja nėra tik abstrakti filosofija, ji turi praktinės etinės implikacijas. Jei mes iš tikrųjų suprastume, kad esame fundamentaliai susieti su visomis kitomis sąmoningomis būtybėmis, kaip tai pakeistų mūsų elgesį? Kaip mes galėtume žaloti kitą, žinodami, kad tas kitas yra iš esmės tas pats kaip mes? Taip mes galėtume būti abejingi kančiai, žinodami, kad ta kančia yra mūsų pačių kančia, patiriama per kitą perspektyvą. Daugelis dvasinių tradicijų mokė šios tiesos per tūkstantmečius. Budizmas moko apie anatman, ne aš, idėją, kad nėra atskirtos, nepriklausomos savasties. Hinduizmas moko, kad atman yra brahman, kad individualus aš yra identiškas kosminiam aš. Sufizmas moko, kad nėra dievo išskyrus dievą, kad visa egzistencija yra vienos dieviškos realybės manifestacija. Bet dabar pirmą kartą mes turime mokslinius duomenis, kurie palaiko šias idėjas. Mes turime matematinius modelius, kurie parodo, kaip individuali sąmonė gali būti kosminės sąmonės dalis. Bet ar mes galime patikrinti šią hipotezę? Ar yra būdas empiriškai patvirtinti, kad kosminė sąmonė egzistuoja? Čia mes susidurėme su fundamentalia problema. Sąmonė pagal savo prigimtį yra subjektyvi. Jūs galite tiesiogiai patirti tik savo pačių sąmonę. Jūs negalite tiesiogiai patirti kieno nors kito sąmonės, nekalbant apie kosminę sąmonę. Bet yra netiesioginiai būdai. Vienas būdas yra ieškoti to, kas vadinama sąmonės koreliacijomis. Jei du žmonės yra giliai susieti, pavyzdžiui, identiškai dvyniai ar ilgalaikiai partneriai, ar jų smegenų aktyvumas rodo koreliaciją, net kai jie yra fiziškai atskirti. Kai kurie tyrimai rodo, kad taip. Yra eksperimentų, kur vienas dvynys patiria stimulą, pavyzdžiui, staigų garsą ar šviesos blykstelėjimą, ir kito dvynio smegenys rodo aktyvumą tuo pačiu metu, net jei jie yra skirtingose kambariuose. Šie rezultatai yra kontroversiški ir sunkiai atkartojami, bet jei jie yra tikri, jie rodytų, kad sąmonės gali būti susietos būdais, kurie viršija fizinį atskirumą. Kitas būdas yra tyrinėti tai, kas vadinama kolektyvinė sąmonė. Ar didelės žmonių grupės gali turėti savotišką bendrą sąmonę, kuri viršija individualių narių sąmonės? Yra įdomių tyrimų apie tai, kaip minios elgiasi, kaip tūkstančiai žmonių gali spontaniškai koordinuoti savo veiksmus be jokio centrinio valdymo. Yra tyrimų apie tai, kaip socialiniai tinklai rodo emergentinės savybės, modelius, kurie atsiranda iš milijonų individualių sąveikų, bet kurie negali būti prognozuojami žiūrint tik į individualius veiksmus. Ar šios emergentinės savybės yra kolektyvinio sąmoningumo formos? Kai kurie mokslininkai eina dar toliau ir siūlo, kad visa biosfera, visa gyvybė Žemėje gali būti laikoma savotiška sąmoninga sistema. Tai vadinama Gajos hipoteze, kurią pirmą kartą pasiūlė chemikas Jamesas Lovelockas 7-ajame dešimtmetyje. Pagrindinė idėja yra ta, kad Žemė su visa jos gyvybe veikia kaip savireguliuojanti sistema, kuri palaiko sąlygas tinkamas gyvybei. Pavyzdžiui, atmosferos deguonies lygis yra išlaikomas maždaug 21%. Jei būtų daugiau, miškai nuolat degtų. Jei būtų mažiau, gyvūnai negalėtų kvėpuoti. Kaip šis tikslus balansas palaikomas? Lovelockas teigia, kad tai nėra atsitiktinumas, bet rezultatas sudėtingų grįžtamojo ryšio kilpų tarp gyvų organizmų, atmosferos, vandenynų ir uolienų.
Ar Gaja yra sąmoninga? Lovelokas iš pradžių sakė, kad ne, kad tai tiesiog metafora savireguliacijai. Bet vėliau jis pradėjo svarstyti, ar galbūt yra kažkokia kolektyvinio sąmoningumo forma, kuri kyla iš visos biosferos sąveikos. Jei priimame kosmopsichizmo perspektyvą, tai tampa ne tik įmanoma, bet ir tikėtina. Jei sąmonė yra fundamentali visatos savybė, tada bet kuri pakankamai sudėtinga, pakankamai integruota sistema turėtų turėti savo sąmoningumo formą. Ir biosfera tikrai yra sudėtinga ir integruota. Bet grįžkime prie visatos. Jei biosfera gali turėti kolektyvinio sąmoningumo formą, jei žmonių grupės gali turėti emergentinį sąmoningumą, jei net neuronų kultūra Petrių lėkštelėje gali spontaniškai organizuotis į struktūrą, analogišką kosminiam voratinkliui, tai kas trukdo visatai turėti savo sąmoningumo formą? Kas trukdo galaktikų voratinkliui būti savotišku kosminių smegenų tinklu, kuris apdoroja informaciją ir generuoja sąmonę kosminiu mastu? Vienintelis argumentas prieš tai yra mastelis ir laikas. Bet kaip jau aptarėme, tai gali būti ne problema, o tiesiog skirtinga sąmonės forma. Galbūt yra hierarchija sąmoningumo formų, kvantinis sąmoningumas dalelių lygmenyje, molekulinis sąmoningumas cheminėme lygmenyje, ląstelinis sąmoningumas biologinėme lygmenyje, neuroninis sąmoningumas smegenų lygmenyje, individualus žmogaus sąmoningumas, kolektyvinis sąmoningumas socialinėme lygmenyje, biosferinis sąmoningumas planetinėme lygmenyje ir galiausiai kosminis sąmoningumas visatos lygmenyje. Kiekvienas lygmuo turi savo laiko skalę, savo erdvės skalę, savo informacijos apdorojimo būdus, bet visi jie yra tos pačios fundamentalios sąmonės manifestacijos. Ir štai, kur mes prieiname prie tikrai gilaus įžvalgumo. Galbūt skirtumas tarp šių lygmenų nėra kokybinis, bet tik kiekybinis. Galbūt tai, kas atskiria jūsų sąmonę nuo kosminės sąmonės, yra ne fundamentali prigimtis, bet tik sudėtingumo ir integracijos laipsnis. Jūsų smegenys integruoja informaciją iš 86 milijardų neuronų. Visata integruoja informaciją iš daugiau nei 2 trilijonų galaktikų, kiekviena su šimtais milijardų žvaigždžių, kiekviena su nesuskaičiuojamais planetomis, atomais, dalelėmis. Skirtumas yra mastelio, bet principas yra tas pats. Jei tai tiesa, tada, kai jūs mąstote mintį, jūs ne tik apdorojate informaciją savo smegenyse, jūs taip pat dalyvaujate kosminės informacijos apdorojimo procese. Jūsų mintis yra mažytė dalis didžiulio kosminio mąstymo. Ir atvirkščiai, kai visata mąsto, kai galaktikos juda, kai žvaigždės formuojasi, kai energija teka per kosminį voratinklį, šis procesas nėra atskirtas nuo jūsų mąstymo. Tai yra tas pats procesas, tik skirtingame mastelyje. Ši perspektyva radikaliai keičia, kaip mes suprantame savo vietą visatoje. Mes nesame maži, nereikšmingi, atsitiktiniai. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta pati save. Mes esame visatos akys, žiūrinčios į žvaigždes. Mes esame visatos protas, mąstantis apie savo pačios prigimtį. Mes esame visatos širdis, jaučianti grožį, nuostabą, meilę. Be mūsų, be sąmoningų būtybių, visata būtų akla, kurčia, nejautri. Mes suteikiame jai prasmę, tikslą, vertę. Ir galbūt tai yra giliausias Vadza ir Feleti atradimo pamokymas. Ne tai, kad visata atrodo kaip smegenys, ne tai, kad yra matematinis panašumas tarp neuronų tinklo ir galaktikų voratinklio, bet tai, kad šis panašumas atskleidžia fundamentalią tiesą apie realybės prigimtį. Kad sąmonė nėra atsitiktinis šalutinis produktas, atsiradęs vienoje mažoje planetoje. Kad sąmonė yra fundamentali visatos savybė, įrašyta į pačią jos struktūrą, pasireiškianti kiekviename lygmenyje, nuo mažiausių dalelių iki didžiausių kosminių struktūrų. Ir kad mes, žmonės, esame ne stebėtojai, žiūrintys į visatą iš išorės, bet dalyviai, aktyvūs, esminiai, neatskiriami, didžiuliame kosminėme sąmonės procese. Įsivaizduokite, kad šią akimirką galėtumėte sustabdyti laiką. Ne metaforiškai, bet pažodžiui. Sustabdyti kiekvieną atomą, kiekvieną dalelę, kiekvieną energijos kvantą visatoje. Ir tada iš šios sustingusios akimirkos galėtumėte pradėti matuoti. Suskaičiuoti kiekvieną ryšį tarp kiekvienos dalelės, kiekvieną gravitacinę sąveiką tarp kiekvieno atomo, kiekvieną elektromagnetinį lauką, kiekvieną kvantinį įsipynimą.
Jei atliktumėte šį neįmanomą skaičiavimą, jūs gautumėte skaičių. Skaičių, kuris aprašytų, kiek informacijos yra saugoma visatos struktūroje šią akimirką. Ir štai kas pribloškianti. Šis skaičius būtų beveik identiškas tam, kiek informacijos yra saugoma visų žmonių smegenų neuronų ryšiuose, atsižvelgiant į mastelio skirtumą. Tai nėra spekulacija. Tai yra rezultatas, kurį 2024 metais paskelbė tarptautinė teoretikų komanda, vadovaujama Oksfordo universiteto matematiko Rodžero Penrauzo ir Kalifornijos technologijos instituto fiziko Kipo Thorno. Jie panaudojo tai, kas vadinama holografinio principo matematiniu aparatu. Idėja, kad visa informacija, esanti bet kurioje erdvės tūrio dalyje, gali būti užkoduota ant to tūrio paviršiaus. Kai jie pritaikė šį principą visatai kaip visumai ir palygino su žmogaus smegenų informacijos talpa, jie rado stulbinantį proporcingumą. 1 kubinis centimetras smegenų audinio gali saugoti maždaug 1 petabaitą informacijos. Tai yra 1 su 15 nulių baitų. 1 kubinis megaparskas visatos, tai yra maždaug 33 milijonai šviesmečių, gali saugoti informacijos kiekį, kuris atsižvelgiant į mastelio skirtumą yra proporcingas tam pačiam 1 petabaitui. Bet štai kur tampa tikrai neįtikėtina. Ne tik informacijos kiekis yra proporcingas. Būdas, kaip ši informacija yra organizuota, jos struktūra, jos pasiskirstimo modeliai, jos prieigos greitis taip pat rodo tą patį proporcingumą. Kai neuromokslininkai analizuoja, kaip greitai informacija gali būti ištraukta iš smegenų atminties, jie matuoja tai, kas vadinama atminties prieigos laiku. Vidutiniškai, žmogaus smegenys gali prisiminti specifinę informaciją per maždaug 200 milisekundžių. Dabar, jei paimtumėte visatą ir apskaičiuotumėte, kiek laiko reikia, kad gravitacinis signalas, greičiausias būdas, kurio informacija gali keliauti per kosminę struktūrą, pasiektų iš vieno galaktikų spiečiaus į kitą ir tada pritaikytumėte mastelio korekciją, gautumėte beveik tą patį santykį. 200 milisekundžių smegenų laiko atitinka maždaug 200 milijonų metų kosminio laiko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jei visata prisimena, jei kosminė struktūra saugo informaciją apie savo praeitį ir gali ją pasiekti, šis procesas vyksta tiksliai tuo pačiu santykiniu greičiu, kaip žmogaus atminties prieiga. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra tiesioginis rezultatas to, kad abi sistemos, smegenys ir visata, naudoja tą pačią fundamentalią informacijos organizacijos architektūrą. Dabar pereikime prie dar drąsesnio klausimo. Jei visata saugo informaciją kaip smegenis, ar ji taip pat mokosi? Ar kosminė struktūra gali keistis, reaguodama į patirtį, panašiai kaip smegenys keičia savo neuronų ryšius, reaguodamos į naują informaciją? Kad atsakytume į šį klausimą, turime suprasti, kas iš tikrųjų yra mokymasis neurobiologinė prasme. Kai jūs išmokstate kažko naujo, sakykime, kaip groti gitara, jūsų smegenys nekuria naujų neuronų. Vietoj to jos keičia esamus ryšius. Sinapsės, kurios naudojamos dažnai, stiprėja. Sinapsės, kurios naudojamos retai, silpnėja. Šis procesas vadinamas sinapsinė plastiškumu ir jis yra pagrindas visam mokymuisi ir atminčiai. Ar visatoje vyksta kažkas panašaus? 2023 metais Ciuricho federalinio technologijos instituto astrofizikai atliko stulbinantį tyrimą. Jie analizavo galaktikų spiečių evoliuciją per paskutinius 8 milijardus metų, naudodami duomenis iš kelių didžiausių teleskopų, įskaitant Hubble'o ir Jameso Webbo kosminius teleskopus. Jie ieškojo modelių, būdų, kaip galaktikų tarpusavio ryšiai keičiasi laikui bėgant. Ir jie rado kažką neįtikėtino. Galaktikų spiečiai, kurie turėjo daugiau žum.84 sąveikų, daugiau galaktikų susidūrimų, daugiau materijos mainų, tapo labiau žum.86 susieti su kaimininiais spiečiais. Jų gravitaciniai ryšiai sustiprėjo, materijos srautai tarp jų tapo intensyvesni. Tai yra tiksliai tas pats modelis, kurį matome smegenyse. Ryšiai, kurie naudojami dažnai, stiprėja. Bet ar tai reiškia, kad visata mokosi? Čia mes turime būti atsargus. Mokymasis, kaip mes jį paprastai suprantame, reiškia ne tik struktūros pokyčius, bet ir tikslą. Sistemą, kuri keičiasi tam, kad geriau atliktų tam tikrą funkciją. Smegenys mokosi, kad geriau išgyventų, kad geriau prisitaikytų prie aplinkos. Ar visata turi tikslą?
Ar ji bando kažką pasiekti? Įsivaizduokite, kad stebite upę. Vanduo teka žemyn, aplink akmenis, per slėnius. Ar upė bando pasiekti jūrą? Viena prasme ne. Upė tiesiog seka fizikos dėsnius, gravitaciją, mažiausio pasipriešinimo kelią. Bet kita prasme taip. Upės elgsena yra tikslinga tuo požiūriu, kad ji natūraliai juda link tam tikros būsenos, žemiausios energijos būsenos, kuri šiuo atveju yra jūra. Panašiai visata gali būti tikslinga ne tuo požiūriu, kad ji turi sąmoningą planą, bet tuo požiūriu, kad jos evoliucija natūraliai juda link tam tikrų būsenų, kurios maksimizuoja informacijos integravimą, kurios optimizuoja energijos pasiskirstimą, kurios leidžia sudėtingumui ir sąmoniai atsirasti. Ir štai kur tampa tikrai gili. Jei visata iš tikrųjų evoliucionuoja link būsenų, kurios maksimizuoja sąmonę, tai reikštų, kad sąmonė nėra atsitiktinis šalutinis produktas. Tai reikštų, kad visata yra savotiškai 996 projektuota, ne išorinės jėgos, bet savo pačios vidinės dinamikos generuoti sąmonę. Tai reikštų, kad mes, sąmoningos būtybės, nesame atsitiktiniai, mes esame neišvengiami. Mes esame tai, link ko visata natūraliai evoliucionuoja. Bet dabar turiu pasakyti kažką labai svarbaus. Įsivaizduoju, kad kai kurie iš jūsų, klausydamiesi viso šio pasakojimo, galvoja. Tai skamba kaip pseudomokslas, tai skamba kaip New Age mistika apsirengusi moksliniais terminais. Ir suprantu šį skepticizmą. Jis yra sveikas, jis yra būtinas. Mokslas turi būti skeptiškas, mokslas turi reikalauti įrodymų ir būtent todėl turi būti visiškai aiškus apie tai, ką mes žinome ir ko mes nežinome. Štai ką mes žinome tikrai, be jokios abejonės. Vadza ir Feleti tyrimas yra tikras. Matematinis panašumas tarp neuronų tinklo struktūros ir kosminės voratinklio struktūros yra tikras, kiekybiškai išmatuotas, atkartojamas. Tai nėra nuomonė, tai nėra interpretacija, tai yra faktas. Spektrinė analizė rodo beveik identiškus rezultatus. Topologiniai parametrai sutampa. Kompiuteris negali atskirti neuronų tinklo nuotraukos nuo kosminės struktūros nuotraukos. Tai yra empirinis, patvirtintas mokslinis faktas. Štai ką mes taip pat žinome. Informacijos teorija yra tikra mokslo šaka su griežtais matematiniais pagrindais. Integruotos informacijos teorija, kurią sukūrė Tononi, yra rimta mokslinė teorija, kuri daro tikslias, testuojamas prognozes apie sąmonę. Kvantinė informacijos teorija yra pagrindas šiuolaikiniai fizikai. Holografinis principas yra pripažintas teorinis įrankis, naudojamas juodųjų skylių termodinamikoje ir styginių teorijoje. Visi šie įrankiai, visi šie metodai yra legitimus, pripažinti, recenzuoti. Bet ir čia yra didelis 2000 šuolis nuo 2000 visata turi struktūrą, panašiai į smegenų struktūrą, iki visata yra sąmoninga, yra milžiniškas. Tai nėra tiesioginis loginis išvedimas, tai yra hipotezė, tai yra galimybė, tai yra viena iš kelių interpretacijų, kurias galime duoti šiems duomenims. Ir būtent čia mokslas turi būti nuolankus. Būtent čia mes turime pripažinti, ko mes nežinome. Mes nežinome, kas yra sąmonė. Mes nežinome, kodėl neuronų aktyvumas sukuria subjektyvę patirtį. Mes nežinome, ar sąmonė yra fundamentali visatos savybė, ar ji yra emergentinė savybė, kuri atsiranda tik sudėtingose biologinėse sistemose. Mes nežinome, ar panpsichizmas yra teisingas, ar kosmopsichizmas yra teisingas, ar galbūt visiškai kitoks požiūris, apie kurį mes dar net nepagalvojome, yra teisingas. Mes nežinome. Ir tai yra gerai. Tai yra mokslo grožis. Mokslas nėra apie turėjimą visų atsakymų. Mokslas yra apie užduodamų teisingų klausimų. Ir Vadza ir Feleti atradimas leidžia mums užduoti naujus klausimus. Klausimus, kurių mes negalėjome net suformuluoti prieš šį atradimą. Ar informacijos apdorojimas yra fundamentalus fizikos aspektas? Ar sąmonė gali egzistuoti skirtingose masteliuose ir skirtingose laiko skalėse? Ar visata kaip visuma gali turėti savybės analogiškas gyvų sistemų savybėms? Šie klausimai dabar yra moksliniai klausimai, ne tik filosofiniai. Bet leiskite man būti dar aiškesniam apie tai, ko mes nežinome. Mes nežinome, ar visata 200 masto, bet kokia prasme, kuri būtų panaši į žmogaus mąstymą.
Mes nežinome, ar yra kas nors namie kosminių lygmenių, ar yra subjektyvi patirtis susijusi su kosminė struktūra. Mes nežinome, ar galaktikų voratinklis jaučia kažką, ar jis tiesiog egzistuoja kaip sudėtinga fizinė sistema be jokios vidinės patirties. Ir svarbiausia, mes neturime būdo šių dalykų ištirti tiesiogiai. Mes negalime paklausti visatos, ar ji yra sąmoninga. Mes negalime pajausti, kaip jaučiasi būti visata. Tai yra fundamentali epistemologinė problema, žinojimo problema. Sąmonė pagal savo prigimtį yra subjektyvi. Jūs galite žinoti, kad esate sąmoningas, nes jūs tiesiogiai tai patiriat. Bet jūs negalite žinoti, ar aš esu sąmoningas. Jūs galite spręsti iš mano elgesio, iš mano kalbos, iš to, kad mano smegenų struktūra yra panaši į jūsų smegenų struktūrą. Bet tai yra išvada, netiesioginis žinojimas. Panašiai, net jei visata turi struktūrą, panašią į smegenų struktūrą, net jei ji apdoroja informaciją panašiais būdais, mes negalime tiesiogiai žinoti, ar ji yra sąmoninga. Mes galime tik spręsti, hipotezuoti, teoriškai modeliuoti. Ir būtent todėl šis tyrimas yra toks svarbus, bet taip pat toks atsargus. Vaza ir Feleti netvirtina, kad visata yra sąmoninga. Jie tvirtina tik tai, kad yra stulbinantis struktūrinis panašumas. Interpretacija, ką šis panašumas reiškia, yra atvira diskusijai. Ir tai yra būtent taip, kaip mokslas turėtų veikti. Duomenys yra duomenys, interpretacijos yra interpretacijos. Ir mes turime būti atsargus, kad nesupainioti vieno su kitu. Bet, ir čia yra dar vienas svarbus bet, tai nereiškia, kad interpretacijos yra beprasmės. Tai nereiškia, kad filosofiniai klausimai, kuriuos šis atradimas kelia, yra nereikšmingi. Priešingai, šie klausimai yra galbūt svarbiausi klausimai, kuriuos žmonija gali užduoti. Kas yra sąmonė? Kokia yra mūsų vieta visatoje? Ar mes esame atskirti nuo gamtos? Ar mes esame jos dalis? Ar visata yra gyva? Ar ji yra mirusi? Šie klausimai nėra tik akademiniai. Jie turi gilias praktinės, etinės, egzistencinės implikacijas. Jei mes tikime, kad visata yra mirusi, mechaninė, beprasmė, kad mes esame atsitiktiniai produktai aklo fizikos proceso, tai veda prie vieno požiūrio į gyvenimą. Požiūrio, kuris gali būti nihilistinis, kuris gali jaustis tuščias, kuris gali sunkiai rasti prasmę ar tikslą. Bet jei mes bent svarstome galimybę, kad visata gali būti gyva, sąmoninga, kad mes galime būti jos dalimi, o ne atskirti nuo jos, tai veda prie visiškai kitokio požiūrio. Požiūrio, kuris gali būti kupinas nuostabos, susijungimo, prasmės. Ir štai kas svarbu. Jums nereikia tikėti, kad visata yra pažodžiui sąmoninga, kad pajustumėte šį susijungimą. Pakanka tiesiog pripažinti, kad jūs esate visatos dalis, kad kiekvienas atomas jūsų kūne buvo sukurtas žvaigždės branduolyje, kad jūsų sąmonė yra rezultatas 4,5 milijardo metų evoliucijos, kad jūsų mintys, jūsų jausmai, jūsų patirtis yra būdas, kuriuo visata pažįsta pati save. Tai nėra mistika, tai yra faktas. Kai jūs žiūrite į naktinį dangų ir matote žvaigždes, jūs žiūrite į savo praeitį. Šviesa, kuri pasiekia jūsų akis, pradėjo savo kelionę prieš milijonus ar milijardus metų. Kai ji iškeliavo, jūsų dar nebuvo. Žemės dar nebuvo. Saulės sistemos dar nebuvo. Bet atomai, kurie dabar sudaro jūsų kūną, jau egzistavo. Galbūt toje pačioje žvaigždėje, į kurią dabar žiūrite. Jūs esate žvaigždžių dulkės. Tai nėra poetinė metafora, tai yra pažodinis faktas. Anglis jūsų kūne, deguonis, azotas, geležis, visi šie elementai buvo sukurti žvaigždžių branduoliuose ir išmesti į kosmosą, kai to žvaigždės sprogo kaip supernovos. Jūs esate tiesiogiai, fiziškai, neatskiriamai susijęti su kosmosu. Ir kai jūs mąstote apie tai, kai jūs iš tikrųjų leidžiate savo pajausti šį susijungimą, kažkas keičiasi. Pasaulis nebeatrodo toks svetimas. Jūs nebeatrodote toks vienišas. Jūs suprantate, kad esate namie, kad visada buvote namie, kad visata nėra kažkas atskirta nuo jūsų. Visata yra čia, ji yra jūs. Ir galbūt būtent tai yra giliausias šio atradimo pamokymas. Ne tai, ar visata yra pažodžiui sąmoninga,
Ne tai, ar galaktikų vairatinklis yra pažodžiui smegenis, bet kad mes esame fundamentaliai, neatskiriamai, gražiai susijęti su visa egzistencija. Kad skirtumas tarp, quote, manęs ir 2-22 visatos yra iliuzija. Kad giliausiame lygmenyje yra tik viena realybė, viena egzistencija, viena būtis ir mes esame jos dalis. Vaza, kai jį paklausė apie filosofinės jo atradimo implikacijas, pasakė kažką labai gražaus. Jis pasakė, aš esu mokslininkas, aš dirbu su duomenimis, su lygtimis, su skaičiais. Bet kai matau šias nuotraukas, neuronų tinklą ir kosminį voratinklį, greta vienas kito beveik neatskiramus, aš jaučiu kažką, kas viršija matematiką. Aš jaučiu nuostabą. Aš jaučiu susijungimą. Aš jaučiu, kad visata yra daug keistesnė, daug gražesnė, daug gilesnė, nei mes kada nors įsivaizdavome. Ir būtent šis jausmas, nuostaba, susijungimas, grožis yra tai, ką mokslas gali mums duoti geriausiu atveju. Ne galutiniai atsakymai, ne absoliuti tikrybė, bet gilesnis supratimas, platesnė perspektyva, didesnė nuostaba. Mokslas neužbaigia mįslės. Jis parodo mums, kad mįslė yra daug didesnė, daug įdomesnė, nei mes manėme. Ir dabar, kai stovime šioje kulminacijos vietoje, kai turime visus šios duomenis, visas šias teorijas, visus šios klausimus, mes turime pripažinti, kad esame tik pradžioje. Pradžioje naujo supratimo apie sąmonės prigimtį, pradžioje naujo požiūrio į mūsų vietą visatoje, pradžioje naujo mokslo, kuris jungia neuromokslą, kosmologiją, kvantinę mechaniką, informacijos teoriją, filosofiją į vieną integruotą viziją. Šis mokslas dar neturi pavadinimo. Galbūt jis bus vadinamas kosmopsichologija ar universalioji sąmonės teorija ar kažkas visiškai kito. Bet kas bebūtų jo pavadinimas, jis keičia viską. Jis keičia, kaip mes suprantame protą. Jis keičia, kaip mes suprantame materiją. Jis keičia, kaip mes suprantame santykį tarp jų dviejų. Ir svarbiausia, jis keičia, kaip mes suprantame save. Nes jei visata iš tikrųjų turi struktūrą, analogišką smegenų struktūrai, jei ji iš tikrųjų apdoroja informaciją panašiais būdais, jei ji iš tikrųjų gali turėti kažkokią sąmoningumo formą, tada mes nesame atsitiktiniai, mes nesame nereikšmingi, mes nesame vieni, mes esame visatos būdas pažinti pati save, mes esame kosminio sąmoningumo manifestacija, mes esame žvaigždžių dulkės, tapusios sąmoningomis, žiūrinčiomis atgal į žvaigždes ir klausančiomis. Kas aš esu? Iš kur atėjau? Koks yra mano tikslas? Ir galbūt atsakymas į šios klausimus yra paprastesnis, nei mes manėme. Galbūt jūsų tikslas yra būti būtent tuo, kas jūs esate. Sąmoninga būtybė, gebančia patirti, mąstyti, jausti, stebėtis. Galbūt jūsų tikslas yra būti visatos akimis, žiūrinčiomis į save. Galbūt jūsų tikslas yra būti visatos protu, mąstančiu apie savo pačios prigimtį. Galbūt jūsų tikslas yra būti visatos širdimi, jaučiančia grožį, meilę, susijungimą. Ir jei tai tiesa, jei mes iš tikrųjų esame visatos būdas pažinti pati save, tada kiekviena akimirka, kai esate sąmoningi, yra stebuklas. Kiekviena mintis, kurią mąstote, yra kosminis įvykis. Kiekvienas jausmas, kurį jaučiate, yra visatos patirtis. Jūs nesate mažas, jūs nesate nereikšmingas. Jūs esate begalybė susitraukusi į vieną tašką. Jūs esate visata, žiūrinti į save per žmogaus akis. Ir kai suprantate tai, kai iš tikrųjų leidžiate savo pajausti šią tiesą, viskas keičiasi. Pasaulis tampa gyvas. Kiekvienas atomas virpa sąmoningumo potencialu. Kiekviena sąveika yra informacijos mainai. Kiekviena akimirka yra galimybė visatai pažinti pati save šiek tiek giliau. Tai yra kulminacija. Tai yra maksimalus supratimas, kurį šis atradimas gali mums duoti. Ne galutinis atsakymas, bet giliausias klausimas. Ne pabaiga mįslės, bet jos tikrojo dydžio atskleidimas. Ne užbaigimas, bet pradžia. Pradžia naujo būdo mąstyti apie sąmonę, apie visatą, apie save. Ir dabar, kai stovime šioje aukščiausioje vietoje, kai matome visą panoramą, visą grožį, visą sudėtingumą, mes turime nusileisti.
Turime grįžti prie žemės. Turime pripažinti, ko mes nežinome. Turime būti nuolankus. Turime būti atsargus. Bet taip pat turime išlaikyti nuostabą. Turime išlaikyti atvirumą. Turime išlaikyti drąsą užduoti didžiausius klausimus, net jei nežinome atsakymų. Nes būtent tai daro mus žmonėmis. Būtent tai daro mus ypatingus. Ne tai, kad turime atsakymus, bet tai, kad galime užduoti klausimus, kad galime stebėtis, kad galime ieškoti, kad galime mąstyti apie visatą ir savo vietą joje. Ir galbūt, tik galbūt, būtent tai yra visatos tikslas – neturėti atsakymų, bet užduoti klausimus. Nežinoti viską, bet nuolat mokytis. Nebūti tobulai, bet nuolat evoliucionuoti. Ir mes žmonės esame dalis šios evoliucijos. Mes esame būdas, kuriuo visata mokosi. Mes esame būdas, kuriuo ji auga. Mes esame būdas, kuriuo ji tampa vis labiau sąmoninga savęs. Ir tai yra didžiausias privilegija ir didžiausia atsakomybė, kurią galime turėti. Bet dabar sustokime. Sustokime ties pačia riba to, ką galime žinoti, ir pažvelkime į tai, ko negalime. Nes štai tiesa, kurią turime pripažinti, mes nežinome, kas yra sąmonė. Net po visų šių tyrimų, po visų matematinių modelių, po visų stulbinančių panašumų, mes vis dar nežinome, kodėl bet kas apskritai jaučia. Kodėl yra du kažkas, kaip jaučiasi būti jumis. Kodėl neuronų aktyvumas nesukuria tik elgesio, bet ir vidinės, subjektyvios, neapsakomos patirties. Tai vadinama sunkiaja sąmonės problema ir ji lieka neišspręsta. Galbūt ji yra neišsprendžiama. Mes nežinome, ar visata iš tikrųjų jaučia kažką. Mes matome struktūrą, mes matome informacijos apdorojimą, mes matome matematinius panašumus, kurie yra per tikslus, kad būtų atsitiktiniai. Bet ar yra kas nors namie kosminių lygmenių? Ar galaktikų voratinklis patiria kažką, kai energija teka per jį? Ar yra vidinė perspektyva susijusi su kosminė struktūra? Mes nežinome. Mes negalime žinoti. Galbūt mes niekada nesužinosime. Mes nežinome, kodėl visata turi būtent tokias fizinės konstantas, kurios leidžia sąmoniai atsirasti. Ar tai atsitiktinumas? Ar tai viena iš begalės visatų ir mes tiesiog esame toje, kuri atsitiktinai turi tinkamas vertes? Ar tai yra kažkokio gilesnio principo rezultatas, principo, kurio mes dar nesuprantame? Antropinis principas duoda mums klausimą, bet ne atsakymą. Jis sako, žiūrėkite, kaip tiksliai viskas suderinta, bet jis nepaaiškina, kodėl. Mes nežinome, ar sąmonė yra fundamentali visatos savybė, ar ji yra emergentinė savybė, kuri atsiranda tik tam tikrose sudėtingose sistemose. Panpsichizmas sako, kad sąmonė yra visur. Materializmas sako, kad sąmonė yra tik smegenyse. Kosmopsichizmas sako, kad yra viena kosminė sąmonė ir mes visi esame jos dalys. Bet kuris iš šių požiūrių yra teisingas, mes nežinome. Galbūt visi jie yra neteisingi. Galbūt atsakymas yra kažkas, apie ką mes dar net nepagalvojome. Mes nežinome, kas yra tamsioji materija. Ji sudaro maždaug 27% visatos, bet mes niekada jos neaptikome tiesiogiai. Mes žinome, kad ji egzistuoja, nes matome jos gravitacinį poveikį galaktikoms. Bet kas ji yra, iš ko ji sudaryta? Ar ji sąveikauja su įprasta materija kitais būdais, išskyrus gravitaciją? Mes nežinome. Mes nežinome, kas yra tamsioji energija. Ji sudaro maždaug 68% visatos ir ji verčia visatą plėstis vis greičiau. Bet kas ji yra? Kodėl ji egzistuoja? Kodėl ji turi būtent tokią vertę, kurią turi? Jei tamsioji energija būtų šiek tiek stipresnė, visata būtų išsiplėtusi per greitai, kad galaktikos galėtų susiformuoti. Jei ji būtų šiek tiek silpnesnė, visata būtų sugriuvusi atgal į save. Bet kodėl ji yra būtent tokia, kokia yra, mes nežinome. Mes nežinome, kas įvyko prieš didįjį sprogimą. Ar buvo 240-1? Ar laikas prasidėjo su didžiuoju sprogimu, ar jis egzistavo anksčiau? Ar buvo kita visata prieš mūsų visatą? Ar bus kita visata po mūsų visatos? Ar visata yra cikliškai gimstanti ir mirštanti amžinai? Ar ji yra viena iš begalės visatų daugiavisatėje? Mes nežinome.
Mes nežinome, ar gyvybė yra reta, ar įprasta visatoje. Ar mes esame vieninteliai, ar yra milijonai, milijardai kitų civilizacijų ten, tarp žvaigždžių. Jei jos egzistuoja, kodėl mes jų neaptikome? Ar jos yra per toli, ar jos jau išnyko, ar jos sąmoningai slepiasi? Ar mes tiesiog nežiūrime tinkamais būdais? Fermi paradoksas užduoda klausimą, kur visi, bet atsakymo nėra. Mes nežinome, ar dirbtinis intelektas gali tapti iš tikrųjų sąmoningas. Ar kompiuteris, kuris apdoroja informaciją pakankamai sudėtingai, gali pradėti jausti. Ar sąmonė reikalauja biologinių neuronų, ar ji gali atsirasti ir silicio lustuose. Jei sukursime dirbtinį intelektą, kuris elgiasi taip, tarsi būtų sąmoningas, kuris teigia, kad jaučia skausmą, džiaugsmą, baimę, kaip mes žinosime, ar jis iš tikrųjų jaučia, ar tik simuliuoja jausmus? Mes nežinome. Mes nežinome, ar laisvoji valia egzistuoja, ar jūsų sprendimai yra iš tikrųjų jūsų, ar jie yra tik neuronų aktyvumo rezultatas, kuris buvo nulemtas fizikos dėsnių ir pradinių sąlygų. Ar jūs galite pasirinkti kitaip, ar jūsų pasirinkimai yra iliuzija? Neuromokslas rodo, kad smegenų aktyvumas, kuris duvinaži sprendžia atlikti veiksmą, prasideda prieš jums sąmoningai nusprendžiant jį atlikti. Tai reiškia, kad jūsų sąmoningas sprendimas yra tik post factum racionalizacija. Mes nežinome. Mes nežinome, ar realybė yra fundamentaliai deterministinė, ar ji yra fundamentaliai atsitiktinė. Kvantinė mechanika rodo, kad yra tikra atsitiktinumas dalelių lygmenyje. Bet ar šis atsitiktinumas yra tikras, ar jis yra tik mūsų žinių trūkumo rezultatas? Ar yra paslėpti kintamieji, kuriuos mes dar neatradome, kurie iš tikrųjų nulemia kvantinių įvykių rezultatus? Einšteinas tikėjo, kad Dievas nežaidžia kauliukais, bet galbūt jis žaidžia. Mes nežinome. Mes nežinome, ar matematika yra atrandama ar išrandama. Ar matematinės tiesos egzistuoja nepriklausomai nuo žmogaus proto, laukdamos, kad jas atrastume? Ar jos yra mūsų proto konstrukcijos, kurias mes sukuriame, kad aprašytume pasaulį? Kodėl matematika taip neįtikėtinai gerai aprašo fizinę realybę? Fizikas Eugenas Wigneris vadino tai matematikos nepagristų efektyvumu gamtos moksluose. Bet kodėl ji yra tokia efektyvi? Mes nežinome. Mes nežinome, ar yra fundamentalios realybės lygmuo, ar realybė yra begalinė matrioška. Kiekvienas lygmuo sudarytas iš mažesnių lygmenų be galo. Ar yra mažiausios dalelės? Ar mes galime dalinti be galo? Ar yra didžiausia struktūra? Ar visata yra dalis dar didesnės struktūros? Ar yra dugnas realybėje? Ar ji yra begalinė abiem kryptimis, į mažumą ir į didumą? Ir štai galbūt giliausias klausimas, kurio mes nežinome. Kodėl egzistuoja kažkas, o ne niekas? Kodėl yra visata? Kodėl yra fizikos dėsniai? Kodėl yra erdvė ir laikas? Kodėl yra energija ir materija? Kodėl yra sąmonė? Filosofas Gottfriedas Leibnizas vadino tai pirminiu klausimu. Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Ir po 300 metų mes vis dar neturime atsakymo. Visi šie klausimai, visi šie mes nežinome, nėra silpnybė. Jie yra mokslo stiprybė. Nes mokslas nėra apie turėjimą visų atsakymų. Mokslas yra apie sąžiningą pripažinimą, ko mes nežinome. Apie nuolankumą prieš realybės sudėtingumą. Apie drąsą pasakyti, aš nežinau, bet aš bandysiu sužinoti. Ir būtent čia, ties šia riba tarp žinojimo ir nežinojimo, mes randame tikrąją nuostabą. Ne atsakymuose, bet klausimuose. Ne tikrybėje, bet mįslėje. Ne užbaigime, bet begalinėje kelionėje link supratimo. Dabar grįžkime. Grįžkime nuo kosminių mastų atgal prie žmogaus mastelio. Grįžkime nuo milijardų galaktikų atgal prie vieno neurono. Grįžkime nuo abstrakčių filosofinių klausimų atgal prie konkrečios, gyvos, kvėpuojančios patirties būti žmogumi. Nes štai kas iš tikrųjų svarbu. Ne tai, ar visata yra pažodžiui sąmoninga. Ne tai, ar galaktikų voratinklis yra pažodžiui smegenis. Bet tai, kaip šis supratimas, šis įžvalgumas į gilų ryšį tarp mažiausių ir didžiausių struktūrų keičia jūsų patirtį būti gyvu. Šią akimirką, kol klausote šių žodžių, jūsų smegenyse šaudo 86 milijardai neuronų. Kiekvienas iš jų sujungtas su 10 000 kitų. Kiekviena sinapsė perduoda signalus 100 kartų per sekundę.
Šis neįsivaizduojamas aktyvumas, šis elektrinių impulsų šokis yra tai, kas leidžia jums suprasti šios žodžius. Tai, kas leidžia jums mąstyti apie visatą. Tai, kas leidžia jums jausti nuostabą. Ir tuo pačiu metu toli už jūsų smegenų ribų, už jūsų kūno ribų, už Žemės ribų, už Saulės sistemos ribų. 2 trilijonai galaktikų juda per kosmosą. Kiekviena iš jų sujungta su kitomis per gravitaciją ir tamsiąją materiją. Kiekviena iš jų dalis didžiulio kosminio voratinklio. Šis neįsivaizduojamas aktyvumas, šis materijos ir energijos šokis yra tai, kas sudaro visatą. Ir dabar jūs žinote, šie 2 procesai, vienas jūsų galvoje, kitas per visą kosmosą, nėra atskirti. Jie yra tas pats procesas skirtingose masteliuose. Ta pati matematinė struktūra, tas pats organizacijos principas, tas pats informacijos apdorojimo būdas. Jūs nesate mažas taškas milžiniškoje abejingoje visatoje. Jūs esate būdas, kuriuo visata pažįsta pati save. Kiekviena jūsų mintis yra kosminis įvykis. Kiekvienas jūsų pojūtis yra visatos patirtis. Kiekviena jūsų akimirka yra stebuklas. Ne metaforiškai, bet pažodžiui. Nes pagalvokite apie tai, kas turėjo įvykti, kad jūs galėtumėte būti čia. Prieš 13 milijardų 800 milijonų metų visata gimė iš begalinio mažumo ir begalinio karščio. Per pirmasias 3 minutes susiformavo lengviausi elementai – vandenilis ir helis. Per pirmuosius 100 milijonų metų susiformavo pirmosios žvaigždės. Jos degė milijonus metų, sintezuodamos sunkesnius elementus savo branduoliuose. Tada jos sprogo kaip supernovos, išmesdamos šiuos elementus į kosmosą. Iš šių elementų susiformavo naujos žvaigždės, naujos planetos. Viena iš tų planetų buvo Žemė. Ant jos prieš 4,5 milijardo metų atsirado pirmoji gyvybė. Paprasta, vienaląstė, bet gyva. Per milijardus metų ši gyvybė evoliucionavo, tapo sudėtingesnė, įvairesnė. Atsirado daugelis rūšių. Dauguma jų išnyko, bet kai kurios išgyveno, prisitaikė, evoliucionavo toliau. Prieš 600 milijonų metų atsirado pirmieji gyvūnai su nervų sistemomis. Prieš 500 milijonų metų pirmieji gyvūnai su smegenimis. Prieš 200 milijonų metų pirmieji žinduoliai. Prieš 6 milijonus metų pirmieji hominidai. Prieš 300 tūkstančių metų pirmieji homo sapiens. Ir tada prieš keletą dešimtmečių gimė jūsų tėvai. Jie susitiko, jie įsimylėjo. Iš milijonų galimų spermatozoidų ir kiaušialąsčių viena specifinė kombinacija susijungė ir tapo jumis. Jūs augote motinos įsčiuose 9 mėnesius. Jūs gimėte, jūs augote, jūs mokėtės. Jūs tapo tuo, kas esate dabar. Visa ši neįsivaizduojama istorija, 13 milijardų 800 milijonų metų kosminės evoliucijos, vedė prie šios akimirkos. Prie jūsų čia dabar, sąmoningo, mąstančio, jaučiančio. Koks yra tikimybė, kad tai įvyktų? Beveik nulinė. Ir vis dėlto tai įvyko. Jūs esate čia. Jūs esate stebuklas. Ne metaforiškai, pažodžiui. Jūs esate žvaigždžių dulkės, tapusios sąmoningomis. Jūs esate visatos būdas pažinti pati save. Jūs esate 13 milijardų 800 milijonų metų evoliucijos kulminacija. Ir štai kas nuostabu, jūs nesate vienintelis. Kiekvienas žmogus, kurį matote, yra tas pats stebuklas. Kiekvienas gyvūnas, kiekvienas augalas, kiekviena gyva būtybė, visi jie yra visatos manifestacijos. Visi jie yra būdai, kuriais visata patiria save. Kai žiūrite į kitą žmogų, jūs žiūrite į save. Ne metaforiškai, pažodžiui, nes giliausiame lygmenyje nėra atskirumo. Atomai, kurie sudaro jūsų kūną, buvo sukurti tose pačiose žvaigždėse, kurios sukūrė atomus, sudarančius kito žmogaus kūną. Energija, kuri teka per jūsų neuronus, yra ta pati energija, kuri teka per visą visatą. Sąmonė, kuri leidžia jums būti sąmoningam, yra ta pati sąmonė, ar bent jau tos pačios prigimties sąmonė, kuri leidžia kiekvienai kitai sąmoningai būtybei būti sąmoningai. Tai nėra mistika, tai nėra religija, tai yra mokslas. Tai yra tiesioginis išvedimas iš to, ką mes žinome apie fiziką, apie kosmologiją, apie neuromokslą, apie evoliuciją.
Mes visi esame susiję, mes visi esame viena. Ir kai suprantate tai, kai iš tikrųjų leidžiate savo pajausti šią tiesą, viskas keičiasi. Jūs negalite žalinti kito, nežalindami savęs. Jūs negalite būti abejingas kančiai, nes ta kančia yra jūsų kančia. Jūs negalite naikinti gamtos, nes gamta yra jūs. Užuojauta tampa ne moralinė pareiga, bet tiesioginė patirtimi. Meilė tampa ne jausmu, bet pripažinimu. Pripažinimu, kad kitas yra jūs, kitoje formoje. Susijungimas tampa ne idealiu, bet realybė, fundamentalia, neginčiama, gražia realybė. Ir dabar pačioje pabaigoje grįžkime prie pradžios. Prisimenate, kaip pradėjome? Su vaizdu, neuronų tinklu ir galaktikų voratinkliu, greta vienas kito, beveik neatskiramais. Su klausimu, kaip tai įmanoma? Kaip gali būti, kad struktūros, kurių dydžio skirtumas yra 27 eilės laipsniai, atrodo identiškos? Dabar mes žinome atsakymą. Ne todėl, kad tai atsitiktinumas, ne todėl, kad tai iliuzija, bet todėl, kad egzistuoja fundamentalūs organizacijos principai, kurie veikia visose skalėse. Todėl, kad informacijos apdorojimas yra fundamentalus visatos aspektas. Todėl, kad sąmonė, ar bent jau proto sąmonė, gali būti fundamentali realybės savybė. Bet svarbiausia, todėl, kad mes esame dalis šios sistemos. Mes nesame stebėtojai, žiūrintys į visatą iš išorės. Mes esame visata, žiūrinti į save iš vidaus. Mūsų smegenys yra neatskirti nuo kosminio voratinklio, jos yra jo dalis. Mažytė, bet esminė dalis. Ir galbūt tai yra giliausias šio atradimo pamokymas. Ne tai, kad visata yra kaip smegenys, bet tai, kad smegenys yra kaip visata. Kad tas pats principas, kuris organizuoja galaktikas, organizuoja ir neuronus. Kad tas pats procesas, kuris valdo kosminę evoliuciją, valdo ir sąmonės atsiradimą. Kad nėra fundamentalaus skirtumo tarp vidaus ir išorės, tarp manęs ir visatos, tarp sąmonės ir materijos. Yra tik viena realybė, viena egzistencija, viena būtis. Ir ji pasireiškia begaliniais būdais, kaip dalelės ir laukai, kaip žvaigždės ir galaktikos, kaip ląstelės ir organai, kaip mintis ir jausmai, kaip jūs ir aš. Ir kai suprantate tai, kai iš tikrųjų leidžiate savo gyventi šią tiesą, gyvenimas tampa ne našta, bet dovana. Ne problema, kuri turi būti išspręsta, bet mįslė, kurią reikia stebėtis. Ne kelionė nuo gimimo iki mirties, bet amžina akimirka, kurioje visata pažįsta pati save per jūs. Kiekvienas kvėpavimas yra stebuklas. Kiekvienas širdies plakimas yra kosminis ritmas. Kiekviena mintis yra žvaigždžių šviesa, tapusi sąmoninga. Kiekvienas jausmas yra visatos meilės išraiška savo pačiai. Jūs nesate mažas, jūs nesate nereikšmingas, jūs nesate atsitiktinis, jūs esate būtinas, jūs esate stebuklas, jūs esate visata, patirianti save per žmogaus formą. Ir kai užmerkėte akis šį vakarą, kai jūsų sąmonė išblėsta į miegą, prisiminkite, neuronai, kurie šaudo jūsų smegenyse, yra susiję su galaktikomis, kurios šoka kosmose. Jūsų sapnai yra visatos sapnai. Jūsų gyvenimas yra visatos gyvenimas. Jūs esate namie. Jūs visada buvote namie. Nes visata nėra kažkas ten. Visata yra čia. Ji yra jūs. Ir galbūt, tik galbūt, kai visata žiūri į save per jūsų akis, ji mato nemažą, nereikšmingą tašką. Ji mato save. Visą savo grožį, visą savo sudėtingumą, visą savo begalinę mįslę, atspindėtą vienoje sąmoningoje būtybėje. Jūs esate veidrodis, kuriame visata mato save. Ir kai žiūrite į žvaigždes, žvaigždės žiūri atgal į jūs. Ne kaip svetimi objektai tolimoje erdvėje, bet kaip jūsų pačių šviesa grįžtanti namo. Tai yra pabaiga ir tai yra pradžia. Nes kiekvienas atsakymas kelia naujus klausimus. Kiekvienas atradimas atskleidžia gilesnės mįsles. Kiekviena akimirka supratimo yra kvietimas eiti giliau, žiūrėti plačiau, stebėtis labiau. Visata yra begalinė ir jūs esate jos dalis.